Sveiki klausytojai, laida apie Bundę, mano vardas Titas, mano kolega Justas, mes vėl grįžome šiandien su jumis po gan ilgesnės pertraukos. Tikimės, jog nesam praradę labai daug tų savo reguliarių klausytojų, jog šiek tiek bent jau pasilgote mūsų, o aš juokaujant galiu sakyti, kad koks Bayerno sezonas, tai va toks ir mūsų tinklalaidžių sezonas, kažkur kartais pasirodom vienose kitose laidose kaip Bayernas rungtynėse ir po to dingstame. Tai va, Čia kaip mes Glory Hunteriai kūrėm tik tada, kai Bayernas laimi. Nu, čia nebent apie Bundeslygą taip kalbėtumėm, o Čempionų lygoje ar taurėje, tai Bayernui net ir kuriant mums labai gerai nesisekdavo. Kaip tavo laikotarpis visas šis nuo paskutinės laidos, net nežinau, kada jinai buvo. Man atrodo, mes gal net praeitais metais čia buvo kažkur rudenį tikriausiai. Gali būti. Šiame sezone, bet galbūt praeitais metais. Galbūt. Jo. Oi, tai daug visko buvo. Nieko ypatinga, žinai, kai visada darbai, mokaisi, žiūri futbolo daug įdomaus. Aišku, šį sezoną truputį mažiau, bet Bayerno vis tiek viską pasižiūrėdavau, kas buvo smagu, tik tai Leverkuseną, aišku, pasijungti daug intrigos būna. Nu ir Dortmundo tas paskutinės Čempionų lygos būtent nuo Atletiko irgi buvo įdomu. Šiaip ir grupiai buvo įdomu ją žiūrėti, nes tikrai jie nemažai gerų komandų nukelia, tai buvo tikrai irgi intrigos. Kaip tau? Nieko irgi taip. Šiek tiek Bundeslygos futbolo pas mane gyvenime taip pat yra apmažėję, tai suderinant su tuo, jog ir tu laiko mažiau turėjai, tai tu ir laidų dėl to nesigaudavo taip, nes nesinorėdavo tam pusę kojo žengti tik tai tas laidas. Bet įdomesnės rungtynės ar vėliau kartais atsisukdavau, vis tiek pasižiūrėdavau, Bayerną irgi visada sekdavau praktiškai. Tai tą tokį vaizdą esu susidaręs, aišku, mano vaizdas nėra toks gal palankus kaip tavo, mes jau tada toje laidoje, kuri buvo prieš tai kažkada pernai, kalbėjom apie tą vieną klausimą, Tukelio klausimą, tai aš gal iš karto ir čiupsiu jauti už ragų, sakysiu, ar nepakeitei nuomonės apie Tomasą Tukelį? Nu, aišku, kažkiek pakeičiau jos, drasme. Į gerą pusę? Ne. Aišku, šiek tiek suprastėjo, drasme, labiau ne tai, kad suprastėjo, labiau gal nusivyliau kažkiek, kad dėjau labai daug vilčių, bet kuriuo atveju esu patenkintas savo, kad jam davė užbaigti sezoną, kad galime jau bent jau tikrai normaliau jį vertinti, ne tai, kad kas būtų, jeigu būtų, dabar kai turėsim iš esmės visą sezoną sužaistą. Aišku, aš nemanau, kad ir kitam, nežinau, kas Bayernui ir padėtų už šį sezoną, kai Leverkusenas yra toks Bundeslygoje, Čempionų lygoje, aišku, gal tik sėkmės truputį dar reikėjo. Tauriai tai nežinau, ten, man atrodo, irgi jau nesvarbu, kas Bayernui vadovauja, ten būna tragedija, bet bendras žaidimas, aišku, ne bayerniškas, galim taip pasakyti, ne? Kai kuriems gal ir patinka žiūrėti, aš tai dar buvau nieko prieš, dar tą kartais ne kamulio kontrolę atiduot, žaistant iš standartinių situacijų, iš kontratakų, bet, kai yra tiek traumų ir beveik nėra kam vingeriai žaisti, tai net ir, sudėtinga, aš žinau, kad, nemanau, kad visiškai yra tokia tragedija, kad čia Bayernas nieko nelaimėjo, nes tiek įsivaizduoju, kad 11-12 metų, kiek čia 11 metų buvo vien su titulais. Yra šiaip sudėtinga, ypač žaidėjai, kurie jau ne pirmą kartą laimi, palaikytą motivaciją, lygį, kalbau, kad konkurencija didesnė išsirado, tai anksčiau ir vėliau tas turėjo būti pakvietimas. Bet jo, su Tucheliu aš jeigu, vienintelis dalykas, ko aš randu jam plius, kodėl jo nebent norėčiau dar vieną sezoną, tik tai dėl to, kad nelabai matau gerų pakeitimų, apie ką mes dar pakalbėsim, bet šiaip jeigu būtų kažkas bent jau vidutiniško, tai tikriausiai aš manau labai ramiai jį nurašyčiau kažkur kitur. Gerai. Tavo, ar pagerėjo gal nuomonė? Mano nuomonė tikrai nepagerėjo, nebuvo tam pagrindo, tik tai kalbant, kaip pasakyti, atsakant į tai, ką tu čia viską suvardijai, galiu pritarti ir manau, papildant ir tu man pritarsi, kad Bundeslygos sezonas, jisai nėra toks, kad Bayeris laimės dėl to, kad Bayernas yra blogas. Ne. Čia reikia dėti brūkšnį, kad tiesiog Bayeris yra šiemet labai labai geras ir čia jau statistika, skaičiai tai rodo, kad jie laimi ir renka tiek taškų, kad net ir su geru Bayerno sezonu, kokių yra buvę dar ir prieš Tukelį, Bayernas greičiausiai irgi pralaimėtų, turėtų žaisti labai labai jau išskirtinį sezoną, kuris,
turbūt paskutinį kartą gal tik prie kokio Guardiolos buvo. Jo, tai jeigu va taip Labai daug lyginti, taškų. jeigu Bayeris laimi 2 likusias varžybas, tai tik tai 2 kartus Bayernas istorijoje turėjo geresnį sezoną taškų prasme, tai tik tai Hankeso, ne paskutinį, bet Atreblo metai ir Guardiolos vienas iš sezonų, viskas. Visais kitais laikais Leverkusenas laimėtų. O dabar su Tukeliu tas taškų skaičius, jisai yra pakankamai vidutinis, toks, kokį Bayernas rinkdavo dažniausiai, jis nėra kažkom blogesnis. Tai ant šito taško galim neteisti Tukelio, bet vat ką tu paminėjai, nebayerniškas žaidimas, man čia yra didžiausia vinis. Ir ta atiduota kontrolė kamulio, kaip tu sakėjai, tai viena yra, kai yra atiduodama kontrolė ten, jeigu būtų žaidžiama prieš Realą, bet šiaip jau prieš Realą tai buvo pakankamai geras Bayerno žaidimas. Apskritai pirmosios netgi rungtynės prieš Realą, aš sakyčiau, buvo tos rungtynės, kur aš galiu sakyti, kur aš mačiau, kad va Tukelis paėmė ir sutreniravo komandą, nes kitose tai man neaišku, ką jis ten darė. Bet kai žaidžiama prieš kokį Bochumą, ten ar Kiolną ir atiduota kamulio kontrolę, vat aš tuomet jau nebesuprantu, kam to reikia. Tai va, tokie mano pirmieji. Šiaip labai keista, nes tarkim, jie atsiminant, kaip atmetus Chelsea, bet tarkim, kaip treniravo Dortmundas su PSG, aš tokių kažkaip nebuvau pastebėjęs tendencijų, kad būtų toks labai ultragynybiškas futbolas. Tai man ateina tada klausimai, ar čia jis tiesiog nemato kokybės Bayerno žaidėjų, ar kas čia yra, nes, tikrai aš nepamenu, kad Dortmundas va tai va būtų žaidęs. Va Chelsea, tai jo, aš atsimenu, va tai va Tuchelis tikrai ėjo, taip, fanai pašaipiai vadina Tuchelbanu, kai ten jau viskas užsidaro, keitimai, kai ateina 4 centro gynėjai ir uždarai visas tas vitrinas ir tikiesi neprasileis. Jo, toks specifinis. Netinkamas, o Bayernas vis tiek yra klubas, kur per šimtmetį jau ne mes esame įpratę, bet fanai įpratę, kad jie dominuojantį futbolą žaidžia, taigi, toks filosofija prieštarauja tam, kas yra įdiegta pačiam klube. Ir buvo tas toks mini skandalas, kad po vienų čempionų lygos rungtynių Tukelis per pertrauką berods rėkė ten žaidėjams, kad aš iš jūsų daugiau tikiuosi, bet jeigu jūs tik taip sugebat žaisti, aš jumis taip ir išnaudosiu. Tai irgi kaip ir suponuotų, asistuotų tam, ką tu ką tik pasakei, kad jisai netiki, kad jie gali kažkaip kitaip žaisti. Bet čia man atrodo, Palacijo pirmų varžybų buvo šitas. Jo, gali būti, kad po šitų. Tai gali būti, kad iš tikrųjų Tukelis kažkodėl taip buvo nusprendęs apie Bayerno žaidėjus. Aš nemanau, kad jie yra būtent tokie ir nemanau, kad daugumai tai patiko. Ir aišku, tas dabar šiek tiek ilgesnis žygis čempionų lygoje gali užglaistyti, kad galbūt Bayernui reikia žaisti tą pragmatiškesnį futbolą kartais, kad nugalėt kažkokius stipresnius varžovus arba su jais lygiai rungtis, nes matėm, kad prieš Arsenalą buvo pakankamai gerai susitvarkyta ir prieš Realą, jau ten aptarsim atskirai, bet manau dar kitos priežastys visiškai nulėmė tą pralaimėjimą tiesiog. Bet vis tiek, sakyčiau, nežinau, ar čia gal nuėjo žaidėjom tą įtampa, kai yra treneris atleidžiamas, kad kažkaip buvo tas pakilimas žaidimo lygio, ypač kai jau buvo aišku, kad Tukelis nebus tikėtina trenerių kitą sezoną. Aš tai šiek tiek aišku džiaugiuosi, kad jisai atnešė tam tikrų tokių vilties į tą tokį tikrai senokį. Tas nepasinkai Bayernas tolėjo, kai laimėjo čempionų lygą. Kas yra keista pagalvojus, kad keletą metų buvo geresnis Bayernas žaidimo prasme ir niekada nenaidavo taip toli kaip dabar. Ir netgi kai žaidžia su vienom geriausių komandų Europoje, iš esmės, ne Realas, Arsenalas, kad, apylygės komandos, atrodo, nėra, kad ten būtų žymiai prastesnė komanda už kitą. Tai. Taip, bet tai vis tiek reikia turėti, kad yra taurės turnyras, kur yra burtai daug ką lemia, tai nugalėt Lazio čia tikrai jau nėra, kad ir koks tas Bayernas, nėra jokio stebuklo. Arsenalas, šiaip dėl Arsenalo aš turiu tokių irgi įvairių minčių, kad šiek tiek perspaustas jo pajėgumas yra. Ne, viskas yra gera komanda, tikrai labai jauna ir perspektyvi, bet jie neturi tokių rungtynių čempionų lygos tokiuose etapuose, netgi patirties, aš ten nežinau, kas ten pas juos yra tokie, kurie turėtų tos lyderystės patirties, kad imtis, jeigu reikia, kad žinotų, ką tai reiškia. Jie to neturi. Ir netgi su tokiu blogu sezonu man Bayernas vis tiek buvo toks, 50-50, gal net kokiais ten keliais procentais į vieną ar į kitą pusę. Kai tuo tarpu Arsenalas yra top 3 Premier lygos šiuo metu komanda ir kovoja dėl titulo absoliučiai. Top 2 netgi. Tai va.
Taip, tuo metu gal buvo top 3. Jo, tuo metu tai taip. Jo, tai ir kovoja dėl titulo. Ir toks lavoninis Bayernas atrodė, kad, čia pagal logiką tada lygų skirtumą turėtų laisvai pasimti. Bet ne. Bet žinai, Bundesliga šį sezoną apskritai, antras koeficientas Europai, tai ką žinau. Tai čia apie ką aš šiaip ir taip ir galvojau, kad nutiks, kad gaus Bundesliga tą 5. papildomą čempionų lygos vietą, tik tai labai daug Lietuvoje, ypač ir užsienį, šiaip podcasterių visi trimitavo, kad čia pasiims anglai tikrai ir italai greičiausiai. Ispanai, dar vis tiek, realiai Ispanai su anglais geriausiai. Taip, bet gavos taip, kad anglų komandų iš vis jau nebus jokiam finale, vakar paaiškėjo, kad čempionų lygoje ir Europos lygoje nebus jau anksčiau paaiškėjo. Na, tai kažkaip, manau, perspausta kartais būna apie anglų tas komandas, nes, žinai, ir daug kas dar, parentinsiu toliau, pasinaudodamas progą, kad neįdomu, nes Bayernas laimi metai iš metų, ar ne? Bet pasižiūrėjus į Premier lygos čempionų titulus, tai kiek yra 5 kokie per 6 metus Sičio titulai, ar 5 ar 4 per 5, dabar nepamenu. 5 per 6, man atrodo, ir to ir dar vienas. Ir jeigu šiemet laimės, tai bus 6 per 7. Tai čia irgi toks, nesakyčiau, taip ten būna, kad kartais vyksta irgi kova iki galo, bet Bundeslygoje taip irgi buvo. Pernai sezonas koks buvo, tam Bayernas realiai pralošė sezoną, bet Dortmundas pats nepasiėmė. Ir buvo prieš tai metų, kur irgi Dortmundas ar 2 ar 3 taškais tik tai atsiliko. Tai aš sakyčiau, kad to įdomumo, nepaisant to, kad čempionas nesikeitė, buvo. Jo, bet man atrodo ir gerai, kad irgi pasikeičia tas čempionas. Nes, 11 išėlės, vis tiek, jokioj top 5 lygoje taip nėra buvę. Artimiausia buvo Juventusas su 9, man atrodo. Jo, gali būti, kad 9 buvo. Daugiau nežinau, jeigu City's dar 5-6 metus taip gali, tada galėsim tikrai jau konstatuoti apie Fermerio lygą. Liverpoolis pakeis dabar Klopą, baigsis Klopo era, taip kad... Tai lieka tik Arsenalas. Neaišku, kaip susitvarkys. Bet Arsenalas dar jauna. Jie galbūt pribręs dar poros metų bėgyje, bet negarantija, kad taip jau įvyks. Jo. Aišku, žinai, Pepa tu bet kuris, tai ten ir tą lygą sudrožė. Va čia, tarkim, atvirkščiai negu Tuchelis. Va aš varnė pagalvojau, kad jisai realiai tik tai su PSG lygai yra laimėjęs, bet aišku, turėjo daug didesnį pajėgumus negu varžovai. Aišku, kaip lygintume, gerai, su Bayernu laimėjo praeitą sezoną, bet vis tiek ten tik tai paėmė galę ir ten pasisekė. Tai aš galvoju, kad jo matėsi tos stiprybės ir buvo tos atkrintamosios, kaip pasirašymai, individualus varžovė, kur tu galėtum gal taip ir užsidarę žaist. Buvo įdomu pamatyti. Aš tikrai senai Bayerno tokio nematęs. Manau, daug kas turėjom tokių hipotetinių situacijų pamatyti Mourinho Bayerną. Tai gavom kažkiek pažiūrėti. Taip, gal dar tikrą pamatyti. Jo, čia tai šį sezoną, dar pakalbėsime apie trenerius. Tai nežinau, galbūt ir einam link trenerių, ar dar kažką. Jo, bet tarkim, bendrai tai paėmus, aš sakyčiau, kad aš net nesakyčiau, kad Tuchel, nors tarkim jis čia nelaimėjo titulų, bet tarkim man Kovačiaus Bayernas daug labiau nepatiko negu Tuchelio. Nors ten laimėjo dublį, bet kažkaip, ypač prieš Liverpoolį tas bejėgiškumas, kažkaip atrodo baisiau man negu čia. Čia kažkaip bent jau sakau, atrodo, kad susiras tai tinkamą trenerį, komanda yra neblogai sukomplektuota, kad tikrai galima toli eiti. Taip. Gerai, tai su treneriu pradėkime nuo tokio taško. Marius Salys iš Antra geltona, mūsų bičiulis, klausė filosofinį tokį klausimą. Jeigu Tuchelis būtų išvedęs Bayerną į Čempionų lygos finalą, o iki to pritrūko nedaug, ar būtų verta kalbėti su juo dėl dar vieno sezono, kaip padarė Barsas su Čavi? Geras klausimas. Buvogi ten Bayerno fanai ten rašė, linko peticijas parašus, kad išlaikyt. Aišku, čia dar buvo prieš tą pralaimėjimą Stuttgartui. Ir po pirmų tų varžybų, aišku, gerų emocijų. Čia tas dalykas, nesėkmės reikalas. Atrodo, žaidimas nieko per daug įspūdingas, bet 1-2 momentai kitokie, nenoriu nepaslystų tas kamuolys iš po rankų ir galimai jo, bet aš abejoju, ar jis liktų vien dėl to, kad iš to, kaip kalbėjo Uli Hoinesas visą laiką, ypač
prieš Realą abi varžybas ir tarsi double downino, ne, ten pastoji Tuchelis jam atsakydavo, jis toliau tą patį kalbėdavo, ne, apie tai, kaip jis ten neparuošė jaunų žaidėjų, Bayerno žaidimas netinka filosofijos, ne. Ir visą kitą, nu tai aš tiesiog manau, kad ten jau vienai per kitaip gal Tuchelis ir pasirašytų dar išlikti, bet aš nemanau, kad mūsų senieji vilkai patys turėtų, nežinau kaip čia pasakyti, tokio atlaidumo jį atgal prisviesti, nepripažinti savo klaidą. Tai tokia įdomi situacija, bet aš sakau, čia gal jeigu būtų kita vadovybė, gal ir jis ir išliktų, bet su šita vadovybė aš kažkaip sunkiai įsivaizduoju. Bet aš dar netgi gal šiek tiek lengvai paprieštaraučiau, nes Tuchelis buvo paklaustas šito klausimo per vieną spaudos konferenciją ir jis, na, taip atsakė ne visiškai tiesiogiai, bet daugmaž man bent jau pasirodė, kad leido suprasti, kad, na, ne. Ir čia buvo prieš antrą susitikimą su Realu, kad jisai sakė, dabar iš vis čia yra nesvarbu ir tokių klausimų net nekelkit, bet taip pat pridūrė, kad neverta žvalgytis, nemėgstu žvalgytis atgal, kažkas tokio, kad, nu, jau reiškia, sprendimai yra ir ką čia dabar mes žaisim, žinai. Bet ten buvo daug tų konferencijų, ne vieną kartą to klausinė, man atrodo, ten bent 3-4 atskirus kartus, aišku, įvairių buvo, bet visada buvo dar toks, kad nėra tokio tvirto ne, kad ne, tikrai ne. Ten mes turim susitarimą, maždaug visada būna tas irgi pasakymas, turim tą žodinį susitarimą, bet, nu. Na, bet aš manau, kad ir nereikia iš tikrųjų žvalgytis jau, nes jeigu vėl kokia nesėkminga sezono pradžia ir toks didesnė įtampa būtų negu su kokiu nauju treneriu. Ir jam būtų pačiam nesmagu, ir vadovybė vėl galvotų, kad gal suklydo jo neatleisdami, o ir žaidėjai dar klausimas, ar visi ten yra tikrai patenkinti, man rods, laikės čia tik ant Čempionų lygos viskas kol kas. Dar tie 2 turai Bundeslygoje, tai tokia tikra kančia. Bet kažkaip nebuvo tokių viešų sukilimų žaidėjų prieš trenerį, kaip taip galvoju, kaip būdavo su Ančeločiu, ką prisimenu, ar Kovačiu, ne, kad išeido žaidėjai, kažkaip to čia nesimatė, čia nebent galėjo atrodyti, tai nebent iš to, kad gal žaidėjai tokie mentaliai išėjo savo žaidimų, nebent. Bet tokių, kad kažkas, kad Müllerio ten žmona, kad ten rašinėtų, ar ten išeitų visi pas vadovybę, ten pasiskūs, nu tokių dar neteko. Bet pakankamai anksti buvo sužinota jau, kad Tuchelis ir paliks klubą, vienas dalykas. O kitas dalykas, kažkiek pasikeitė vadovybė sporto direktorių pozicijose. Maksas Eberlas, ten Austras, tas iš Leipzigo. Tai galbūt ten irgi kažkiek suvaldo tas gandus visokiausius geriau negu ankstesnėjai. Gali būt. Nu, ką toliau turim? Tai žodžiu, maždaug Tuchelis, tu sakai, kad taip tiksliai nepasakė, kad gal būtų įmanoma, bet aš bent jau sakau, kad na, tai nebūtų kažkoks ėjimas į priekį, o labiau stagnavimas. Gerai, ir tas pats Marius Salys mumis tada iškart klausė, ar yra kokių naujienų dėl galimo kito Bayerno trenerio, ir apie trenerį berods mumis ne vien tik jis klausė. Daug buvo klausimų. Jo, buvo daug klausimų, tik tai norėčiau paminėti, kad ir žmonės, kurie būtent to klausė, tai ir Vitalis Daniūnas klausė, koks treneris iš pasiekiamų labiausiai tiktų šiuo metu. Ir berods gal ir viskas dėl trenerių. Tai va, esmė, jeigu kas nors dar klausėt, nepykit, kad jūsų nepaminėjom, bet klausimas tada kartojasi reiškęs. Tai kokie variantai? Mes šiaip turim tokią labai nestandartinę situaciją, kuomet 3 treneriai jau atsisakė Bayerno pasiūlymo. Tai yra Julianas Nagelsmanas, atrodė, kad galbūt net visai įmanoma, kad duotų jam galbūt netgi klubas kažkiek erdvės ir vėliau galėtų jis prisijungti, ten, sakykime, čempionatą suvadovauti rinktinėje ir tada prisijungti. Buvo ten svarstymų apie tai, kad gal abidvi pozicijas užimti, bet dėl tokio varianto tai aš kažkaip labai kreivai žiūrėjau ir abejojau, kad jis būtų įmanomas. Bet galiausiai federacija padavė naują pasiūlymą ir Julianas sutiko ir pasirašė ilgesniam laikui. O tu matėjai, ką buvo kokį paviešinus Twitterį federacija video? Nagelsman pratęsimą. Jie po to ištrynė ten po keletas minučių. Ta vado irgi atsiųsiu šiaip, nes buvo labai juokinga, nes jie pradėjo duoti šitų žurnalų antraštės, kad ten Nagelsmanas jau susitarė su Bayernu, kad ten Klopas, žodžiu, ateis į rinkinį, taip toliau, tokių tipo eina žurnalų, ta bam tipo išeina, kad va, Nagelsmanas prasitęs iki 26, kad maždaug. Po to nusprendė, kad galbūt reikia ištrinti šitą video, tai jau jo taip lengvai nerasite.
Per agresyvus Jo, marketingas. truputį Gerai. pasišaipo. Tai va, Nagelsmanas, tuomet turėjom dar ir Ralfą Ragniką, tokį variantą, kur aš netgi apsidžiaugiau, kad jis nesutiko. Šiaip labai sudėtinga, nes, kaip minėjai, yra jau Maxas Eberlas, yra Kristofas Freundas, net jau du žmonės, kurie yra kaip ir atsakingi už komandos komplektaciją ir tu įdėtum dar vieną, kuris irgi nori daug valdyti, nu tai čia jau gautasi kaip ir žingsnis atgal, tai nelabai nežinau, kodėl prie jo sustojo taip. Jeigu mums trūktų pozicijos būtent ten, kur yra Eberlas, to sporto direktorius, ten galbūt Ragnikas ir visai nieko būtų, nes jis man kaip tik yra labiau, na, tais pastaraisiais metais labiau vadybininkas toks sporto negu treneris, nepaisant to, kad jis dabar dirba Austrijos rinktinėje ir dirba Manchester United klube, bet aš Manchester United klube įsivaizdavau tokį, ten ir buvo tokia pozicija, kad jam ten sakė metus ar kiek pabūsi ir viskas, tada jis į sporto direktorius, kad aš galvau, kad jis apsižiūrės kokia ta komanda ir išvalys ją, ką ten reikia labai padaryti. Bet, na, neiškentė su juo, nes jis ten kritikavo irgi labai smarkiai tos žaidėjus, viską tą organizaciją. Bet Austrijos rinktinė gerai atrodo. Austrijos rinktinė tikrai neblogai atrodo, tai galbūt ateičiai įgys daugiau tos praktikos šiuo metu ir galbūt kažkada ir galėtų tapti to treneriu, jeigu bus noro. Bet šią akimirką tai ne, aš skau labiau jį kaip sporto direktorių kokį matyčiau, o ne trenerį Bayerne. Bet mums nereikia tos pozicijos. Tai va. Ir dar vienas buvo, kaip sakyti, toks netiesioginis atsisakymas, tai Xabi Alonso liko Bayerį, pasirašė dar sezonui, pasirašė sutartį ir, iš šitų tai tikrai buvo toks, Nagelsmanas irgi labai geras, bet Xabi Alonso toks įdomiausias, sakyčiau, buvo, kur norėjęs, bet jisai neskuba ir, galim sakyti, kad brandžiai elgėsi. Galima suprast trenerį, nes jo sprendimas, aišku, norėtus Bayerne, bet manau, kad irgi geras yra likt Bayerį. Jo labiau skaičiau tokį straipsnį įdomų visai apie žaidėjus, kuriem baigęs Bayerį sutartis ir kurie yra esminiai ten žaidėjai, tai jie vien dėl to, kad liks Xabi Alonso, jie irgi greičiausiai liks, ten labai svarbu žaidėjai ir Jonathanas Tah ir Virtsas tikrai dar nebus šią vasarą parduodamas, kaip suprantu, tai gali išlaikyti Bayeris visą tą brandolį ir bus netgi dar įdomiau pažiūrėti, ką antras sezonas ta komanda gali padaryti Xabi. Būtent, aš tai šiaip džiaugiuosi, kad jis prasitęsė. Jo, toks, jis ten daug atsakė, ne tik Bayerno, bet ir Liverpoolio tos pozicijos. Neprastęsimas, tiesiog pasakydamas, kad niekur neišvyks, jis kas rantų neskuba, jam tikrai tos patirties, manau, tikrai nauda, labai gerai pozicija yra, jis kas rantų, jam net aš skaičiu iš įvaizdžio reikalo, tikrai yra daug geriau šiuo metu likti Leverkusene, negu taip tiesiogiai dabar bėgti Bayerną, kai jis ką tik tai nukarūnavo tiesiog Bayerną, kad jis jaučia atsakomybę už tai, kad žaidėjai yra ten atėję realiai dėl jo, iš esmės, tikrai nemažai kas. Ir man įdomu, jeigu išlaikys daug brandolio, dar pridės kažką, tai tikrai bus, dar ta labiau, kad jis dar net negavo pasispardyti čempionų lygoje, ne, kad šį sezoną, kai jis tokią kosminę formą demonstruoja, jie žaidžia tik tai Europos lygoje, tai tas irgi įdomu, jis dar nėra niekada treniravęs čempionų lygoje, tai tikrai laukiu šito. Šiaip dar vienas treneris atsisakė netiesiogiai Bayerno, dar Unajus Emery iš Aston Villos, irgi buvo daug gandų ir tarsi ant to momento irgi prasitęsė kontraktą. Tai, ką žinau, dabar labai populiaru yra atsisakyti treniruoti Bayerną. Bet ar tavęs tai šiek tiek neglumina, nežinau, negazdina, nes turėjom visai neseniai tokį momentą, kuomet Bayerną treniravo iš eilės Jupas Heynckesas, jisai jau buvo, bet jisai legendinis vokiečių treneris ir vienas mylimiausių apskritai, manau, Bayerno sirgalių. Tada Bayerną treniravo Josefas Guardiola, kuris buvo geriausias laikomas ir turbūt iki šiol. Šiaip dar prieš Heynckesą, galima, kad Mangalas buvo irgi šiaip. Taip, galima irgi taip paminėti. Ir tada dar Carlo Ancelotis, tai tokie visiškai topiniai tuo metu treneriai. O dabar atsisako nebe topiniai mūsų. Šiaip sakyčiau, net ir Nagelsmanas su Tucheliu irgi galim pridėti, vis tiek jie tuo metu labai aukštai buvo vertinami. Čia gal dabar Tuchelis pasidegino reputaciją, tarkim, su Bayernu, bet iki tol, tarkim, jo akcijos, sakyčiau, buvo aukštumoje vis tiek po 3 labai sėkmingų darbų. Čia tik tai dabar jam tokia, sakyčiau, sudėtingas kelias buvo. Tai tai aš taip įsivaizduoju, man tai šitiek neramu, bet tik gerai, kad šitą užklausį, nes man šitiek tikrai neramu, nes aš galvoju, teks tikrai imti tikriausiai
mažiau žinoma ir netokį patyrusi trenerį. Ir didžiausias šansas galbūt net nevokiškai kalbantį. Ir Vokiškai kalbantis yra tik 2 ir abu du man atrodo, kad nebus jie. Nu, variantai. Ką čia turėjau omeny? Kurie 2? Tai Sebastianas Hjonesas, bet aš manau, kad nebus. Yra visiškai... Irgi jis prasitėsi. Jo, ir tada yra šitas Šmitas iš Benficos. Oi, bet dabar Benficos fanai labai džiaugiasi, kai buvo gandai, kad į Bayerną perėsi, gal aš neskubėčiau irgi jo imti. Bet jisai labai turėjo pernai gerą sezoną ir atkarpą, o dabar džiaugiasi turbūt dėl to, nes jisai Portugalijos čempionatą pralaimės. Tai... Jo, praeitą sezoną jis labai gerai atrodė, jis dar prieš tai ką, Traumero Olandijai buvo. O jis nebuvo kažkada Bayerį, aš dabar galvoju irgi. Gal ir buvo. Reiktų pažiūrėti. Nu gerai, tu pakalbėk kažką. Bet vis tiek, jisai buvęs ir ne Leipziko, Red Bullio sistemoje Austrijoje jis dar yra kažkur buvęs. Nes, vis tiek, paėmus Hjonesas, aišku, dabar gerai ant bangos treneris, bet vis tiek, tai būtų, daug mažiau patirties, negu, tarkim, net Nagelsmanas, kai buvo imtas į Bayerną. Ir ten Nagelsmanas jau buvo tikrai jau Europai labai vertinamas, tai dar čia iš vis būtų, labai šviežias treneris paimtas. Taip. Dėl to ir baisu, kad nelabai yra gal toks patrauklus darbas, bet suprantama, daug pagrindinių žaidėjų yra vyresnio amžiaus. Nemažai žaidėjų yra ant tokių kontrakto galo savo iš esmės. Nelabai aišku, kaip čia ta komanda atrodys, tas visas nestabilumas, ne kiek trenerių čia jau yra atleista iš eilės. Tiesiog, toks truputį chaosiukas yra, labai tokio stabilumo nėra. Tai aš žinau, kad per šitos keltą metų tikrai, per 2 metus, nesakyčiau, truputį reputaciškai, manau, pakrito. Aš taip įsivaizduoju, kaip tai atrodo. Bet, vis tiek aš manau, kad kažką pritrauksi tikrai, tikrai be trenerių nebus. Taip, Šmitas buvo ir Leverkusenė, ir Salzburgė buvo. O Olandijai niekur nebuvo? Buvo, Eindhovene. Eindhovene tai va. Porą metų. Tai ten irgi visai nebuvo. Rinkdavo vidutiniškai po 2,16 taško. Tai gerai. Gerai. Tai va. Klausimas ten buvo ne kas labiausiai tiktų. Šiaip irgi toks įdomu, kaip tas atvirkštinis kilimas, kur kažkoks treneris atrodo gal labai prastai, bet užima vis aukštesnės pozicijas, toks kritimas į aukštyn, sakyčiau. Tai aš manau, kad gal labiausiai tiktų, ką galima pasiimti realistiškai, tai būtų Erikas Ten Hagas. Manau, ką aš gal Bayern norėčiau pamatyti, nors su Manchesteriu ten jiems sunkiai labai sekasi. Bet kam su Manchesteriu gerai sekėsi, tai nežinau, praeitą sezoną gerą. Problemos, taip. Jo, bet praeitą sezoną turėjo gerą, labiau, kad žmogus jau yra buvęs Bayerne, 2 metus jaunimų dirbęs, olandiškas toks takojantis futbolas, aš gal iš to, kad žaidimo stilius panašus būtų gal to, nežinau, ar jam čia gerai sektųsi, tarsi jis dabar irgi yra labai nudegęs su to Manchesteriu, nes to labiau, ką žinau, visi labai eksperimentiniai, kas jo gandai, Roberto De Zerbi iš Brightono. Ne italas. Tai yra De Zerbis, bet De Zerbis aš mačiau kažkokiam interviu irgi pasakė, kad jis labai yra patenkintas ten, kur yra ir nori tą darbą tęsti tame mieste, kur yra. Bet jis, taip kalba, bet jis neprasitęsia to kontrakto, išpirko suma yra ir aš manau, kad jis tikrai bandys kilti kažkurį didesnį klubą, man toks susidaro įspūdis iš jo. Praeitą sezoną labai gerą turėjo, šis sezonas gal sudėtingesnis, bet aišku daug traumų, daug parduotų tų esminių žaidėjų, tai labai sunku pasakyti, bet vis tiek tai jau būtų toks treneris, jaunas, kuris su talentas užsiima, vėl vos neturėtume kažkokį Nagelsmano kloną, tik tai, kad ne vokietį iš esmės. Įdomu būtų pamatyti. Man tai jisai yra iš tų, kur neatsisakė ir kas liko galimas, tai atrodo įdomiausias, toks jauniausias, kaip skai ir taktiškai toks gan stiprus atrodo. Nes jo, bet kartu jis netreniravo, dabar aš galbūt apsimeluosiu, noriu pasakyti, kad jis netreniravo irgi aukščiausiuose europinėse turnyruose, bet galbūt kai Šachtarių treniravo, kad galbūt ir žaidė tuo metu, nes Šachtarius dažnai būna Europai. Tai tik tai iš to dabar prisiminčiau. Bet, Italijoje gerai atrodė, negerai su Brighton, daug klubui. Vis tiek čia būtų jam pirmas, tikrai didžiausias klubas, ką jis treniruotų. Tai čia tik tai, kad labai sunku prognozuoti, kaip sektųsi. Ir to labiau aš manau, kad jis tiktų vadovybė, nes, kaip suprantu, šitos vadovybės, ką dažnai Eberlas kalba, yra labai kalba apie tą jaunų žaidėjų integraciją, kad čia žaidėjai turi tobulėti, kad nebūtinai juos reikia nusipirkti iš kažkur, galima užauginti
Tai va, kaip Pavlovičių čia labai kelia tą pavyzdį, Netelą, panašiai. Vieną turim ir viskas. Jo, tai Gali tas. kiti užauginti. Nu, kitas, ką čia dabar realistiškiausia, ką kalba, nu, tai Hansi Flicką, ne, gražint. Taip, yra Fliko variantas ir dar prieš einant prie Fliko, paminėsiu vis tiek būdavo kalbose, tai aš kaip suprantu, Zidanas irgi yra nesusidomėjęs šio darbu. Ne. Irgi, vat, būtų įdomu pamatyti, bet ne. Mourinho, žinau, kad galbūt susidomėjęs, bet... Mourinho, vat, aš žadėjau eiti po visko ant pačios pabaigos, sakydamas, kad jau jeigu nei vienas iš šitų neišeis, tai tada ims jau tą Mourinho, nes jis vis tiek yra tas vardas ir patikrintas variantas, kur galbūt 2 metus ištems ir tada per tą laiką bus galima po to kitą surasti. Nes Klopo neįmanoma gauti, tarsi įsilisėsis, tikrai ten žmogus jau perdegęs, jam jau reikia tikrai palisėti bent metus, 2 ir gal daugiau net nuo to futbolo. Bet ką atveju, čia jau bus tikrai, jo, gerai, Flikas, Bayerno, manau, sirgalių širdise yra labai aukštai vertinamas, su to, kiek jis buvo Bayerne, net tai viskas buvo, atrodo, super. Grįžta ne vadovybė, ant popieriaus kaip ir pasikeitus, ne, vis tiek Kūlis su Kalė sėdė aukštai. Bet, ne, suvokties tinktinė, gal jam irgi čia truputį jis nudegė, ypač tą dokumentiką išėjusi, manau, irgi truputį jam neįnaudai šia, kur manau, kad jam yra truputį sunkumų motyvuoti ir komunikuoti. Tai įdomu būtų. Tikrai. Įdomu, kokį ilgio jam kontraktą duotų. Ar duotų jam 3 metus ar ne, nes praeitą kartą jis pats savo nori pasišalino. Man keista, kad labai tokius ilgus kontraktus pasirašo. Aš suprantu, kad žaidėjas nori ir reikalauja, bet, o neina susitar truputį trumpesnio, nes tie ten 3-5 metai, labai retai būna, kad pasiteisintų. Su Nagel, čia apie trenerius? Taip. Tu šiaip vis standartas būna 3 metai, tu bet kokį trenerį trauki tas. Čia tai su Nagelsmanu buvo tas ilgiau, nes ne jaunesnis treneris ir tai, kad jis buvo pirmas išpirktas treneris, toks, kur buvo tuo metu brangiausiai išpirktas, aš įsivaizduoju, dėl to norėjau taip užsirakinti. Teisingai, apie išpirkas, tai Dezerbis, man atrodo, irgi ar tik nebūtų išpirka. 25 milijonai svarų, kažkas. Oho, ir Šmitas, man rods, irgi turi išpirką. Tai taip. Tai va, tai čia jau Bayern. Tai Flikas vienintelis būtų pigesnis, aišku, jis pasimė šitą agentą, Pinį Zahavį, tą patį, kur Lewandowskio, labai mylimas Bayerno, ne kartu yra ir, man atrodo, ir Alabas agentas, tai žinai, labai mylimas, tikrai Bayerne jis yra, tai kaip labai įsilaukė tos Barcelonos kėdės, bet, čia vis lieka, tai kaip ir Hansi Flickui, nežinau, geriausias darbas likas, yra atvykti į Bayerną, tai va, įdomu, kaip jie susitars, kaip įsivaizduos, nes, pradė, kad galima atsiminti, kad jam irgi buvo tas minusas tas, kad jis negavo čia tų žaidėjų, kuris čia norėjo į Bayerną prisikviest. Aš nemanau, kad jam ir dabar duotų didelę kontrolę Bayerne. Tai... Bet aš galvoju, kad Hansi Flickas nėra toks biški nusivylęs jau futbolų treneris labai greitai, nes labai trumpai Bayerne sugebėjo tapti absoliučiu dievu ir tada buvo paliosuotas. Ir tada gan greitai tai buvo taip pat. Tasme, jisgi pats išėjo, man, jogi nebuvo. Tai jo, gerai pats išėjo, bet išėjo ne dėl to, kad buvo labai laimingas ir fainiai viskas. Jo. Man tai kartais atrodo, kad jisai dar, jeigu net negaus to gero pasiūlymo, tai neaišku, ar jis ten norės kažką daryti šiuo metu ar nenorės. Dauguma žaidėjo, jau su juo yra apsipažinę, tarsi treniruoti, žaidę prie jo, viskas būtų gerai, tik tai aš įsivaizduoju, kad vėl su to baisuminė aukšta linija, ten vėl būtų įdomu žiūrėti tikrai futbolą. Tik tai kažkaip nežinau, joks treneris, jau nežinau, kiek metų niekada neįsprendžia Bayerno gynybos problemų. Va dabar gal šita atkarpa buvo galbūt geriausia gynyba tose atkrintamosiose, ne kiek žaidė, bet šiaip, sudėtinga. Tai žinai, ko reikia laukti, kol Sandro Wagneris pakils trenerio laipteliais, nes jau ten treniruoja kažkokią komandėlę. Mülleris pradės treniruoti. Ne, iš tikrųjų, jeigu rimčiau, tai aš mačiau, kad vėl Klozė eina tuo keliu, bando ten, tai galbūt kažkada pavyktų Klozėjai. Iš Vokietijos, labai, Sebastianas Hoinesas toks, nes, nei Teržičiaus ten kažkas, nei Marko Rozė, nei ten kažko kito. Tai va. Aš dabar sustabdau truputį.
Mini sustabdymas buvo, atsiprašom. Tai apie trenerius, nežinau, mes čia lyg ir baigiam tą mintį maždaug, ne? Na taip, nu tai iš esmės labiausiai tikėtinas, ne Aptarėm Hansi realiausius Flickas, kaip variantus. minėjom, Dezerbis dar variantas, nu nebent atsitiktų taip, kad Ten Hagas ateitų, dar sakau, gal kaip toks trečias variantas. Jis labai buvo seksualus variantas po Ajaxo iš karto, kai ten į pusfinalį pateko, bet nu, dabar aš manau, toks biški yra sumenkęs variantas, bet nu, man rodos, mes tos variantus, kur išvardėjom, tai visiškai nieko nenustebinom, nes ką girdim patys spaudoje, tą pasakom daugmaž ir... Nu ir kažko nelabai susigalvoju, kažko tikrai nematau kažkokio vat jauno, tokio labai ten. Nėra tokio dabar ir Bundeslygoje pačioje nėra išskyrus čia Belonzo. Nu, kaip minėjai, dar Hoinesas irgi. Taip, bet jis dar, nu, per anksti jam turbūt. Nors, dar, žinai, kažkur mačiau, bet ten jau grinai turbūt žiniasklaidos burbuliukas, žinai, kad gal net Luciano Favre, žinai, norėtų kažkokį įpaišyti. Gerai, kad aš šito nemačiau tiesiog. Jo, bet čia jau toks, žinai, visiškai, čia, žinai, turbūt kažkas pasižiūrėjo žurnalistų, aha, jisai dirbo Gladbache, dabar Maksas Eberlas dirba Bayerne, vat, gal sueis. Jo, buvo Dortmundos treneris, tai tiesiog Niko Kovačius laisvas irgi galima traukti. Ir Hankesą galima dar prikelt paskutinį kartą. Vieną paskutinį rodėjo. Nu, gal gana, pagailėk žmogaus pensijų. Tai man ir gaila. 13 jau buvo pensijoje, po 2013. Iš tada jį ištraukė dar. Taip, jau viskas, žmogus ilsisi. Džiaugias nugyventais vaisiais savo uždirbtais. Nu, jo. Egzotinį reikia trenerio kažkur, iš Brazilijos pakvies kokį. Negalvojau kalbėti, bet kadangi tu paminėjai Kovačą, tai aš kažkaip jau šio atleidimą prognozavau senai. Vis su vienu draugu pakalbėdavom apie Bundeslygą tarpusavyje, tai nusakau, viskas, jau ten ėjo ta serija, kurie nelaimi ten 5-6, man rodos, rungtynės iš eilės, sakau, viskas jau. Jeigu šiandien ne, tai atleis, dar ten užsitęsė truputį, bet galutinai atleido po to. Tai va dabar toks įdomus momentas, kur jisai skaityk treniravo Eintrachtą, Bayerną, po to Monaką ir Wolfsburgą. Nu ir dabar vis tiek vėl, nu, galim sakyti, susidegino kažkiek save. Tai va įdomu, kokią jam dabar kitą komandą pavyks rasti, nes aš nematau, kad kažkuri Bundeslygos komanda iš top 5 besirašytų jį. O tai kažkokia silpnesnė, manau, ras, nu, tikrai ten yra. Jo ambicijos ar leis, aš galvoju, jisai gal kur nors tada į kitą šalį greičiau nuvyks. Gali, tikrai laisvai. Austrija kokia. Ai, ras, gal vėl Prancūzijai paieškos kažko. Nežinau. Gerai, tai baigiam su tais treneriais, atsakėm, manau, ką galėjom, tą atsakėm. Iš esmės tokia, kad nieks neaišku pilnai ir kad tikėtina, kad, bus iš, nebent Hansi Flickas, bet tikėtina bus iš mažesnio kalibro treneriukų pasirinkta. Jo, ir čia prieš tuos atsisakymus, tuos kelis paskutinius jau Bayernas skelbė, kad viskas čia per savaitę greičiausiai paskelbsim ir ten... Bet problema, kas bus, ne, kažką parinks iš tų trenerių, aš tarkim nežinau, ką po to reikės, jeigu atleis vidurį sezoną kitą, neįsivaizduoju. Reikia gerų asistentų. Aha, jo. Nu, žiūrėk, Bayerno buvęs asistentas Eintrachtą kol kas į europinės vietas vairuoja. Taip, ir ką dabar pagalėsim, tarkim, jeigu Dortmundas išlieka 5 vietoje ir laimi Čempionų lygą. Jie, man rodos, užtikrintai išlieka. Jo, bet tarkim, kad nepakyla į 4, aš turiu omeny. Tai palauk, kiek ten... 3 taškai, įmanoma. Jeigu jie nepakyla į 4 vietą ir laimi Čempionų lygą, tai tuomet Eintrachtas irgi važiuoja Čempionų lygą. Bus ta 6 komandos Bundeslygos, jeigu taip įvyktų. Ar įmanoma tai? Taip. Nes dėl pasikeitusio formato gal kažkaip kitaip ten taisyklės? Ne, būtent dėl tos 5 vietos, jinai eina žemyn. Ir dėl to, jeigu, tarkim, Dortmundas būtų 4, laimėtų, taip neįvyktų. Liktų vis tiek 5 komandos, bet dėl to naujo, kad yra ta 5 vieta, jinai yra slenkanti. Tai jeigu Dortmundas laimi Čempionų lygą, tuomet Frankfurtas irgi keliauja Čempionų lygą. Tai irgi yra įdomus variantas, kad gali būti 6 vokiškos komandos ir gali būti 6 itališkos, jeigu Atalanta lieka 5 savo serijoje ir laimi Europos lygą. Vau, bet čia dar taip nėra buvę, nes tiek vietų nebuvo galima laimėti niekad. Tai būtų įdomu, tiesiog, kad Frankfurtas irgi turi tokį mažą, nuo jų nieks beveik nepriklauso, bet yra šansas. Tai užtenka, kad tik Dortmundas laimėtų Čempionų lygą?
Ir būtų 5. Jie turi Ir nepakilti. būtų 5. Reiškia, Eintraktas negali būti 5. Ne. Jiems, nu, esmė, nu, jie gali aplenkti Dortmundą. Negali, atsiprašau, nusišnekėjau. Sorry. Jo, tai ne. Dortmundas nepakiltų į 4. vietą, ar ne? Jo, svarbiausia, kad Dortmundas nepakiltų 4 ir kad Eintraktas išliktų savo 6 vietoje, kad neapleistų pozicijų čia kam Freiburgui. Ne? Tai va. Taip. Tai šitas dar diskusijas pabaigai, aš esu palikęs, kas ten dar įdomaus yra likę lygoje, dar pakalbėsim, bet jo, šito nežinau, tai gerai, kad pasakėjai, čia reiškia dar viena papildoma intriga susijusi tiek su lyga, tiek su čempionų lyga. Ir dabar ir žygiokim į čempionų lygą. Marius Salys mūsų klausė, kiek nustebino Dortmundo žygis iki finalo, kiek ten realu turėti šansų prieš Realą. Šiaip kas įdomu, tarkim, kai buvo grupių varžybo, nu, tai jeigu imtume į tą etapą, kai buvo tik grupės išrinktos, nu, tai aš manau, retas, kuris pasakytų, kad Dortmundas žais finale, nu, tarsi... Kad išeis iš grupės dar buvo ten didžiausias klausimas. Jo, ten daug kas iš vis 4 rašė grupėje, ten su Newcastle, Milanu ir PSG, išėjo pirmi. Prognozavau šiaip, kad neišeis. Nu, aš irgi buvo tokio klaustuko, kad galbūt neišeis. Išėjo, nenutempta su PSV žaidė, nu gerai, su PSV, tai, nu, Dortmundas buvo kaip ir favoritas, sakyčiau, vis tiek, bet kuriuo atveju. Laimėjo, ir tada, nu, prasidėjo su Atletiko. Ir man kažkaip, nuo Atletiko jau gal atsirado kažkokia jau nuomonė, kad, nu, jau komanda visai neblogai sutvarko, kad jie gali ir comeback, nes dar pirmas varžybas šiaip pralaimėjo. Išvykoje, nors ten galėjo ir daugiau prasileisti, bet, nu, tokie vis tiek buvo. Bet jiems sekas, čia jau reikia pripažinti. Taip, pačios tikrai yra daug sėkmės, tas, kad jie kažkaip daug geriau pasirodo, na šiaip jau... Bet kai gavo Atletiką, aš irgi sakiau, jau tada sakiau, kad, nu, čia yra vienas geriausių variantų, kurį gavo, nes jie jį gali įveikti. Jo, kad taip gas, kad, nu, buvo apylygės pakankamai komandos. Dar, nu, Atletiko, aišku, dar skaitės kaip ir stipresnė komanda, bet dar gali įveikti, ne? Ir tada kažkaip galvau, dar jiems taip sakyčiau, aš irgi manau, kad gal šiek tiek nuskylo, kad gavo su PSG žaisti, o ne su Barcelona. Nes manau, su Barcelona būtų jiems sunkiau buvo sužaisti, o su PSG, nu vis tiek jie tokie, kai pralaimėjo, jie labai galvas pameta. Nu, vat, ir ypač man matėsi atsakomosios, ten, kai jie tik praleido tą Humelso įvartį, nu, ten nesąmonės jau vyko visiškos. Tai, aišku, reikia ir sėkmės, nu, tarsi visiems reikia sėkmės, nu, tarsi ir Realų reikia šiek sėkmės, Dortmundų reikia labai daug sėkmės, bet... Labai ištarų stiprių štangų. Jo, bet ir ta, aišku, lentelės pusė, nu, iškart matys, kad buvo silpnesnė, ne, kad ten, tarkim, Arsenalas, Bayernas, City's, Realas vienoj pusėje, nu, čia tikrai buvo geresnė. Žinot, kaip ir praeitais metais su Interu buvo, kad taip. Būti lengvesnė pusė, bet, nu, tikrai veikiami buvo varžovai, tai, sakyčiau, nu, taip, sezono eigoje tikrai kosmosas, kad čia įvyko, bet jeigu kas stebėjo Dortmundą, nu, ypač jau nuo ketvirtfinalių, jau tikrai matėsi, kad jie, nu, tikrai nėra nuliniai šansai, kad jie gali tą finalą nueiti. Sakyčiau, kad jie buvo netgi vis tiek kažkaip nuvertinami, nors jie nuėjo taip toli ir iki pusfinalio vis tiek jie buvo toliau nuvertinami. Ir ten labai matiko, Humelsas rašo, sako, labai džiaugiasi, kad visos komandos nori su jais žaisti, sako, jis mielai irgi nori su visom komandom pažaisti, susitikti, nesvarbu, su ko finale tek žaisti. Tai matei, Humelso postas, sako, gera, derlinga savaitė, mėly fermeriai. Taip. Bet kas labai yra smagu, kad jie patys išsikovojo tą koeficiento 5 vietą, kuri jiems yra pati svarbiausia. Tai viską patys nuveikė. Nes jau Terzičiaus kėdė ten jau, nežinau, ant vienos kojos per vidurį besilaikė. Ir jeigu būtų jie ten nepatekę, tai garantuotai būtų ir atleistas jisai po sezono turbūt, bet dabar dar gal ir išlieka šansas likti. Šiaip kas dar įdomu buvo, kad kai jie tik buvo patekę į ketvirtfinalį ir buvo, man atrodo, toks faktas tiesiog, kad visi buvo Dortmundo treneriai, kurie bent 2 kartus yra praėję į ketvirtfinalį Čempionų lygos, tai tipo jie nueina į finalą. Nes, nu, tik tai vienintelį 2 buvo Hitzfeldas, kuris laimėjo, ne ir Klopas. Nes nieks kitas tiek nenėra nuėjo, jau buvo ketvirtfinalį praeitą kartą, kada Terzičius ten treniravo, tada jie ten su Manchester City tik tai iškrito, ir tai ten tikrai buvo labai artimos varžybos, kiek atsimenam, kur Bellinghamo dar įvarčio net neužskaitė, kuris turėjo būti, o dabar, į finalą vėl. Įdomu tik tai. Būtų labai ikoniška, nes čia bus Marko Roiso paskutinės varžybos su Dortmundu, Čempionų lygos finalas Wembley'e. Ir būtų tikrai ikoniška, jeigu jis sugebėtų laimėti.
Čia gal net Bayerno fanam šiuo metu net ir kažkiek lengviau, nu ne ultroms, bet paprastiem fanam, kad nes jeigu Bayernas žaistų prieš Dortmundą, nu žiūrėk, ar tik nebūtų eilinė pergalė. Arba jeigu sulūktų Bayerną, tai irgi būtų gal skausmingiau, jeigu Dortmundas. Taip, o dabar vat, galės ramia širdim sirgti už tai, kad bent jau Reusas tikras tas toks Dortmundo simbolis visiems futbolo romantikams. Tegul laimi žmogus, tegul laimi. Jo, nu tai aišku bus liūna, jeigu Realas laimės eilinį kartą, tai tada, nu tiesiog, nu... Nesąmonė. Bet Hummelsas užtat kokį sezoną žaidžia, ypač Čempionų lygoje, nu, žmogus antroji jaunystė, geriausias Dortmundo gynėjas. Tai... Nežinau, kartais jis ten, kai sužaidžia Bundeslygoje, tai atrodo priešingai beveik. Taip. Ir su to pačiu Atletiko, ten man rodos, tos vienos rungtynės jam nebuvo itin geras. Bet šiaip, jeigu įmant daugumą varžybų, tai nu, jis žiauriai gerai tempia. Jo, ir Niko Šlioterbekas yra toks, nu, smuktelėjęs. Ziulė irgi. Oi, Ziulė, tai man rodos, iš vis jau nebėra diskusijoje. Bet žmogus daugiausiai uždirba Dortmunde, tai ką žinau? Uždirba tai labai daug. Tai va, kas bus didžiausias trūkumas Dortmundo, tai gynyba, žiūrint į finalą jau. Bet bent šiek tiek ramina, kad tie kraštai Dortmundo būtent, o ne centro gynėjai, jie yra pakankamai greiti. Pasisekė paimti tą anglą Dortmundui dar įsigyti. Ne anglas, Matinas yra Olandas. Ai, Olandas. Jo. Bet iš Anglijos jisai, tarsi... Tai iš Šėtsų akademijos, bet yra Olandas. Jo. Okay. Tai jis labai dabar yra geidžiamas rinkoje. Labai pasikėlė. Išpirkos 25 milijonai. Užtaikė. Ir tasme, Bayernas jo domisi, Dortmundas, daugiau klubų tikrai jo domėsis. Tai va, tie kraštai, kadangi yra truputį greitesni, dar lyginant su centro gynėjais, kokie ten medukai. Tai šiaip labai gerai. Aha. Šiaip labai gerai Sebastianas Kelas pasidarbavo per tą žiemą, kad realiai va pigiai 2 nuomas atliko ir kurios buvo labai kertinės, o ne vat Matiną pasiėmė ir Sančo susigrąžino ir labai užkam šitas kilės, ypač dabar, kai Malinas buvo traumuotas ilgą laiką. Taip. Tai labai gerai atrodo, Ryersonas labai vat praeitis metais, kas atėjęs irgi žiemą gerai atrodo. Nu, Šlioterbekas pakrytęs, bet nu, su Hummelsu visai nebloga para, Hummelsas kilstelės, Kiobelis labai, tarsi tikriausiai geriausias Dortmundo žaidėjas apskritai. Brandas kosmosus išdarinėja, nu... Brandas labai gerai. Polės, tu kalbėjai apie tos kai kur, arba senesnius pirkinius, arba kur ne tarp sezonį, o žiemos įvyko, bet pavyzdžiui sezono pradžioje tai buvo gan kritikuojamas Dortmundas už tai, ką įsigijo gan smarkiai. Füllkrugas, ne, kur irgi buvo... Ne, Füllkrugas tai viskas gerai, taigi jis ten tvarkingai, bet Meča... Nu, Meča tai, nu, bet jis ir yra lavoninis, nu, esmė, jis nieko bet jį tai dar normaliai jam davė pinigų už tą transferą. Taip. Nu, tai jis turėjo būti ant popieriaus Bellingemo pakeitimas, bet, nu, taip nesigavo. Bet, vat, kas tikrai jiems pasiteisino, nu, tai Zabiceris, va čia tai labai geras transferas jiems gavosi, nu, jis daug geriau atrodo su jais negu su Bayernu, daug žymiai, jis čia ir muša, ir kūrė, ir ginasi, ir atidirba, labai gerojais, geram klube, labai džiaugiuosi dėl jo, vat, tikrai iš visų, vat, Bayerno žaidėjų, kurie yra, nu gerai, vat, Hummelsą džiaugiuosi, kad jis atgijęs, vat, ir Zabiceris, kad, va, daug geriau. Nors tai su United atrodo neblogai. Vagiat Bayerno žaidėjus jau. Jo. Apsimoka, tai žinai, biški... Ziulė, Zabiceris, Hummelsas, kiek galima. Tai gali ir daugiau, dar gal kažką pasiūlyti. Dar porą duotumėm, ar ne? Koks dabar, manai, būtų toks realiausias? Laisvas agentas Bonasaras. Aš net nežinojau, kad jis dar yra komandai. Taip, dabar tik kontraktas baigsis. Va dabar šiandien netikėlė Bayerno Instagram'e, kad grįžo į treniruotės po traumos. Va žadėjau klausti, ar jisai ligoninėje, ar šiaip jau namuose sėdi. Tai tai Zabiceris labai gerai. Tai, nu, viskas gerai sėja, nes tas Füllkrugas su Aleru susirotuoja. Adėjami, Malinas buvo atgyjęs irgi, kuris buvo toks praeitą zoną prastokai atrodė. Aš dėl Füllkrugo džiaugiuosi dar ir dėl Vokietijos rinktinės, nes, žinai, kai jisai žaidžia Werderį, vienaip vertini, bet kai žaidžia Dortmunde, man rods tada yra lengviau gal ir treneriui
pasirinkti kaip pagrindinį rinktinės puolėją, nes, gerai, nėra jisai topinis kažkoks puolėjas, bet kai Vokietijos rinktinė turi tokius saugus, tokį užnugarį už jo, tai ten statyk, ką tu nori, gali statyti, nežinau, kaip kažkada šitas Fergusonas pasakė, duokit man Zidaną ir 10 lentų ar malkų ir mes laimėsim čempionų lygą. Tai ir su Fiulkrugu, jisai lai ten stovi, jam ką ten, atsidurt vietoje ir iškišt koją te reikia, viskas. Ir jisai tą daro puikiai. Taip, ir antram aukšte gerai atsižaidžia, tai tikrai taip, pritariu. Tai va, tiesiog reikia tikro 9 numerio rinktiniai. Viskas, paliekam Dortmundą ar ne, gal einam. Galim, gerai, kadangi Dortmundą aš kabinom, galim nebent tu žiūrėjai su Paryžium, kaip jie žaidė, ar ne? Taip. Tai, ką tik tai noriu pagėti, tikrai labai gera gynyba. Tarasme, realiai Paryžius, ypač atsakomose varžybose, man atrodo, gal tik vieną kartą į vartų plotą pataikė apskritai. Aišku, ten buvo labai daug virpstų ir skersinių, kaip jie ten juokauja, ten kokie tarp 4. Galim juokauti buvusio Lietuvos rinktinės trenerio Valdo Ivanausko žodžiais, kad o tai ką, ne į vartų plotų skersinius? Ne. Tai būtent, atrodo, kad labai daug progų turėjo iš tų skersinių, bet kaip aš žiūrėjau, kad į vartų plotą vienas smūgis, tai kaip ir nėra tiek daug pavojaus. Ir ypač Hummelsas, ten jeigu matei, kai jis iščiuožė ypač prieš Mbappę, tas išmuštas kamuolys, man ten kosmosinis buvo iš viso. Iš viso, kaip juokingai atrodė kampinėse, kad tie kampiniai buvo labai pavojingi, nes Dortmundas žaidėjai vieną galvą aukštesnį už visus PSG žaidėjus, nes ten Hummelsas iš viso ten laisvas tiesiog atsidūrė tame įvarčio momente. Ir dar po to, kuris ir iš nuošalės dar įmušė, bet jau kaip buvo, ten tokiu Zlatano stilium. Kažkaip labai man, ypač kai jie įmušė tą antrą įvartį, man taip ramu buvo su Dortmundu, nes aš mačiau, kad kaip PSG nervuojasi, kur pradeda, Hakimis nervuotis, Dembelė ten nesams daryti, geltonas rinks, realiai turėjo, manau, ir raudoną gauti jau Dembelė, ten antrą geltoną pasimti už tą, kaip jie ten Šlioterbeką nustuminėjo. Ir turėjo 10 prieš 11 žais, kaip minimum, bet, pagailėjo, tarkim, įvardyčiau taip. Nes ten tikrai numatys, kad Dortmundas daug ramiau tvarkėsi su savo varžovais. Kad ir, tarkim, jie neturėjo to kamulio, nors ten pagal expected goals per 2 varžybas, Paryžius turėjo vos ne 7 įvarčius primušt, bet, ką tai reiškia, jeigu vis tiek, į vartų plotą nepataiko. Ir Mbappé netrodė toks baisiai pavojingas. Tikrai, tarkim, man daug baisiau atrodė, ten koks Vitinija kapojosi, Barkolė, kai išėjo. Negu ką Mbappé išdarinėjo. Kaip Mourinho pasakė, kai laimėjo prieš City, kad sako, jie gali pasimti kamuolį ir neštis į namus, aš pasimsiu 3 taškus. Tai va. Gerai, išnaudotas 2 progas. Fiulkrugo įvartis, aišku, ten standartinis pirmose tose varžybose, bet, kai tu laimėjai 1-0 namuose ir išvykai, tikrai, kokių čia daugiau argumentų yra. Aišku, sėkmės reikėjo. Žaidė pagal galimybės, žaidė kaip yra protingiausiai jiems ir čia viskas gerai. Ir net nepasakyčiau, kad buvo negražus futbolas iš jų pusės, jie vis tiek sugebėdavo pavojaus kur. Jie įmušė įvarčius, taip. Ir jie dar turėjo nemažai irgi patys progų, jie irgi ne viską toli gražu ten išnaudojo, ką jie ten turėjo. Tai tikrai nėra taip, kad tik tai 2 progos buvo ir 2 įvarčiai. Tai tikrai labai džiaugiuosi Dortmundu. Ir aišku, aš labai džiaugiausi tą karmą, kad po to Dortmundas tą nuotraukėlę, kuris įkėlė. Dar kai Hollandas buvo jau. Taip, man tada iš Paryžiaus taip kažkaip negražiai pasirodė, blemba, jaunas žaidėjas, čia tik tai dar kylanti, realiai žvaigždė matęs, kad bus topas, bet kažką ten iš jo tyčiojas, visa komanda, baikit. Tai dabar gavo atgal visi nuo visų. Jo. Viskas, einam į Bayerną. Palinkėkim Dortmundui sėkmės, o Bayernas čempionų lygoje kalbėsim tik apie antras turbūt rungtynės, ar ne, nes tokias vis tiek šviežesnės, tos, kas pirmose buvo, galim tik pasakyti, kad baigęs 2-2 ir Bayernas gaila, kad neišnaudojo daugiau progų, nes tikrai neblogai atrodė ir turėjo geras progas, tai to labiausiai gaila, bet 2-2 buvo dar toks rezultatas, kur prieš rungtynės gal net ir būtum beveik ėmęs. Jo, man kažkaip buvo ramiau, nes aš įpratęs, kai su Realu žaidžiam, kad pirmose varžybose pralaimė ir tada reikia atžaidinėti rezultatą atsakomosiose. Tai man jau buvo jau bent tas, jau ramiau kažkaip žiūrėti iš sirgaliaus pusės. Tai gerai, prasideda antrosios rungtynės, pamatėjai startinę vienuolikę, kažkas nustebino galbūt, ne?
Aš aišku mačiau prieš tai jau, kai treniruočių tos įrašus rašyti, aš mačiau, kad tokia sudėtis, kokia buvo planuojama, tokia yra, kas galėjo labiausiai nustebinti, ne kad Pavlovičius tikriausiai žaidė ir kad ne Goreckas. Tu apie šitą tikriausiai jau linksti. Bet jeigu atsiminsim pirmas varžybas, Goreckas irgi buvo po pirmo kėlinio pasodintas Gereiroje. Aš įsivaizduoju, kad jeigu būtų Gereiro netraumuotas, tikriausiai Gereiro žaistų nuo starto. O Deivisas dar gal nebuvo pilnai pasiruošęs, ar ne? Ne, aš šiaip... Aš manau, Deiviso ten, tarsi, aš manau, kad jo ten ir nedėjo, jis neturėjo žaisti tenais kaip krašto gynėjas, nes Mazrai tikrai labai tvarkingai gynasi ir puola, ir tikrai tam krašte man nekrito iš konteksto visų varžybų metu, o Deivisas, aš net buvau užmiršęs truputį apie tai, bet tikrai Bayernui, kaip ir minėjau, šį sezoną, yra juodai blogai su vingeriais, tarsi Zanečia per skausmų žaidžia, Gnabry ten pastojo traumuotis, Komano nėra, kaip visada. Tai tikrai, manau, šiuo atveju tikrai galbūt nesu 100% tikras, bet aš įsivaizduoju, galbūt ir buvo planuojama taip, kad Deivisas bus kaip vingeris šitose varžybose. Nes, kažkaip labai natūraliai jis ten įsišviesino ir panašiai, kai žaidė... Nebuvo pakeitimo kito natūralaus vingeriui. Jo, tarkim, kai žaidėmgi prieš Arsenalą, ten iš viso buvo Mazraui su Gereiro krašte irgi kapojasi. Gaila, kad Gereiro nebuvo. Labai, sakyčiau, irgi geras transferas su Laimė. Man labiausiai gaila, kad Komano nebuvo, nes Komanas nekartą matėm, kad svarbiausiose rungtynėse ištempė komandą. Man tas labai gaila. Taip, bet, žinai, negalim kaltinti kažko, nes, realas turėjo pilną traumą. Aš tavęs, paklausiau, neturėdamas jokių intencijų ten kažką sukritikuoti Tuchelį, nes Pavlovičius gerai atrodė visas praktiškai rungtynės, tik tai aš gal minusą dėčiau, kad reikėjo Gorecką leisti jau kažkurio metu. Ten, nežinau, gal 75 ar panašiai minutę, nes aš dar šiandien žiūrėjau rungtynės, nes reikėjo prisiminti viską iš naujo, pažiūrėti normaliai, nes žiūrėjau, tada baretai visai kitoks žiūrėjimas. Tai buvo labai situacija viena išraiškinga jau rungtynių pabaigoje, kur Laimeris ten viduryje sukūrė situaciją ir atliko perdavimą Pavlovičiui. Jisai atsidūrė kaip puolėjo pozicijoje tuo metu ir ten buvo labai geras perdavimas, viskas, ką reikėjo pasiekti tą kamuolį ir jisai buvo arčiausiai to kamuolio, bet jisai nebespėjo prie jo pirmas. Tai reiškia, jisai jau buvo pavargęs. Tai jeigu būtų svežių jėgų žaidėjas, aišku, gal net nebūtų jau atsidūrę tenai, bet esmė, kad būtų jau žaidęs geriau. Aš suprantu, apie kokį čia momentą kalbi ir visiškai pritariu su šito, žinok, kad tikriausiai... Jis jam traukė raumenis, jis ten buvo išėjęs ir į užribį prieš gaunant antrą berods įvartį, jeigu ne. Pirmą, dėl to, aš irgi noriu kalbėti, kad čia irgi galbūt buvo vienas iš tų problemų, kad kurį laiką Bayernui reikėjo žaisti 10-11 prieš tą... Bet tai jau buvo grįžęs, kai gavom. Jau tuo metu grįžo, bet vis tiek, esmė tokia, kad jis jau buvo išdeginęs, esmė tikrai jėgas, tikrai galbūt vieną iš keitimų galima buvo pakeisti, ne kad kažką... Gal vienu gynėjų mažiau, bet tarkim pakeist Gorecką į paleisti. O tai palauk, jeigu būtų jie pakeitę Gorecką, tai aš dabar nebeatsimenu, kiek buvo, du keitimai buvo, tarsi per 2 kartus buvo, ar per 3, kiek, ne, per 2 kartus buvo, ar per 3. Nepamenu. Aš dabar tiesą sakant, taip dabar tiksliai nepasakysiu. Jeigu būtų pakeitę jie Gorecką, darė Pavlovičių, jeigu galėjo pakeisti, aš nežinau, ar galėjo. Bet tai tada per pratesimą dar turėtų vieną keitimą? Per pratesimą dar vieną duotų, tarsi keitimą visada duotų. Galėtų keisti per pratesimą, jeigu net būtų išnaudojęs kvotą. Tai jo, pritariu. Šiaip tas momentas galiu pasakyti, gerai, palauk, mes čia labai pradedam nuo galo varžybų kažkaip. Esmė tokia, kad ilgą laiką varžybų didžiąją dalį labai, sakyčiau, geriausias. Tai reiškia, nebegalėjo keisti, ne? Tai nebent sakau anksčiau kažkada pasikeis. Kad man tuo metu, iki tos 82 minutės, geriausias Bayern žaidėjas buvo Neueris, tiesiog atrodė, jis ten viską traukia, išpasuoja, žaidinėja, tobulai atrodo, jį ten tas Vinicijus pasuoja, maudo Kimichui ten labai juodos varžybos buvo. Zane irgi, sakyčiau, palyginus tai, kaip jis žaidė prieš Arsenalą ir pirmas varžybos prieš Realą, tai čia buvo tikrai be klausimų jam sunkiausios varžybos. Jie tas kraštas blogiausiai atrodė, tikrai dešiniai, tarkim, kairė daug geriau atrodė. Ypač, kai buvo ten Mazraujus su Deivisu, daug geriau atrodė. Nors atrodo daug sunkesnė kombinacija jam. Bet jo, tai Neueris labai gerai atrodė. Ir tas pirmas įvartis, aišku, ten Keino pasas, tiesiog kosminis, kaip jis taip tobulai aukštą numetė, kad net Deivisui net nereikėjo stabdyti, kad tą kamuolį pasiimtų.
ir kas geriausia, kad jis įmušė savo tą silpnąją koją, su dešinė įmušė tą įvartį. Nu, tuo metu man kažkaip atrodė taip gerai, nežinau, kaip jūs žiūrėt, bet tuo metu man atrodė, nežinau, atrodė taip viskas tobulą, ne, Noiris nepramušamas atrodo, ten Deivisas įmuša tokį, Keinas užsivedė visą komandą, tik tai po to turėjom viskas atrodo laikės, tik tai prasidėjo net tie keitimai, kur labai matau visi kritikuoja Tuchelį, nu, bet tą patys darė prieš Arsenalą. Pasiėmė pranašumą ir tuomet pradėjo leidinėti gynėjus į aikštę. Buvo iš pradžių, kol neskaičiuoja, labai keistai atrodė tas, kad pasodino Keiną, ne, kad paleido Čiopomotingą. Tarkim, aš įsivaizduoju, tarkim, Müllerį kodėl paleisti, nes Mülleris ten, kai išėjo, tai aišku, arė kaip reikalas, ten bėgiojo, presingavo, tikrai ramybės nedavė, bet Keinas, kaip ten buvo su raumenim problema, kad jį ten ne šiaip sau pasažino. Jo, tai tas Glaunas, Čiopomotingas, nejaugi Keinas jau tiek išvargęs, nes, tikrai Keinas... Jis pasakė sveikatos priežastį, tai čia viskas okei, Čiopomotingas buvo nematomas realiai, kai jau išėjo, bet okei, čia irgi nebereikėjo to matomumo, bent jau kol neprasileidom įvarčių. Tada Pavlovčių aptarėm, kad jau reikėjo keisti, bet gal nebebuvo galimybės. Kimas man toks buvo keistesnis gal variantas, pakeitė Zane, nes tada labai viskas pasikeitė schemai, kad Mazrui iš kairės gynybos perėjo į dešinį puolimą, jeigu aš gerai supratau. Taip. Tada Kimichas liko vėl liktai gynybos ten krašte, ar ne dešiniam, bet ten, kaip sakei, maudė jį. Laimeris liko centru, tai ir mes turim dar klausimą, irgi atsakysim, kad ar protinga buvo, bet čia galbūt net ne apie šias varžybas, o apskritai apie visą sezoną, kad ar protinga buvo išimti Kimich, statyti į krašto gynėjų, o vietoj jo... Dar vėliau šitą gal dar vėliau pasiliek. Bet man, tarkim, mano nuomonė, kas buvo kertinis momentas šiaip, kai buvo tas padarytas keitimas Mülleris su Čiopo paleisti ir atsimintinais gal kokias 56-57 minutė buvo, kur apsiginė kampinį Bayernas ir Mülleris su korpusu atsirėmęs, ta situacija Pavlovičiaus, kur neišnaudojo, kai jis atsimušė nuo Brahimo Diaso ir buvo situacija 3-1 iš esmės, kur buvo Mülleris, Laimeris, Pavlovičius prieš Modričių iš esmės. Ir man tik tai keista, kad ko tik tai buvo gaila, nes Mülleris viską atrodo tobulai padarė, iš patirties atsimušė, bet galbūt reikėjo, man atrodo, kad daug natūraliau būtų tas pasas nuėjęs tiesiai Pavlovičiui ant prabėgimo. Negu ten iš šoną Laimeriui, nes Laimeriui irgi nebuvo nepatogus, nes jam reikėjo apsistoti, sustoti, visas tas... Būtų greičiau buvę, iš karto kairę reikėjo. Jo, būtų paleidęs tą, arba su kamuliu pats varėsis, nepristrauginė, kažkas atrodo, kad iš galimų situacijų buvo pasirinkta tikrai ne pati, geriausiai net nepilnai gerai išpildyta, nes dar Laimeriui buvo už nugaros, reikėjo stoti, žodžiu, visas tas momentas, būtų, vis tiek, bent protestavę, tikrai galbūt ir įmuštų tą antrą įvartį ir čia visai kitaip ir viskas atrodytų. O tada Pavlas šito situaciją pasitempė, buvo išvestas, jau nudegintas, tada tas visas puolimas, noriu klaidyti, išslydo kamuolys, tada jau viskas ten šuns ant uodegos nuvažiavo. Nes keitimai tai buvo ne pratęsimo, tokie ten labiau keitimai, kad išlaikyta pranašumą ir viskas. Jo. Tai aišku, Gnabry trauma dar kažkiek irgi sumaišė, kad reikėjo anksčiau galbūt Deivisą leisti. Kas čia dar iš tokių, ką esu užsirašęs daugmaž viskas, tik tai dabar lieka toks dalykas kaip teisėjų klaidos. Jo, šitas mane šiaip nustebino, nes šiaip ką noriu pagirti teisėjai visų pirma, kad atšaukė tą pirmą realų įvartį. Taip, nes Carlo Ancelotis dar kalbėjo biškį nesąmonių, tipo jūs skundžiatės dėl to įvarčio, mes skūsimės dėl to Kimicho daivinimo vos ne, aš toks. O ten, palauk, bet ten Načo, man rods, net geltonos kortelės negavo, ne? Niekas negavo, tiesiog kažkokį. Net krepšinėje kontaktas su galva yra techninė, nesportinė pražanga, o čia net geltonos neparodė. Čia dėl to pagailėjau, kad dėl to, kad tiesiog, įvartį atšaukė. Nes ten, tiesiog sudėjo. Buvo pražanga, tai viskas, tai ir duodi. Taip, bet matai, nenorėjo keisti per daug likimo. Tai tas bent jau buvo kas gerai. Aišku, labai blogai, kad tas įvarčius vieną po kitą praleido, kad praleido tą pirmą, kur Noiris, tiesiog, atrodo, tobulas varžybas ir tiesiog išslydo iš rankų tas kamuolys, ten netyčia, aišku, visą kitą negaliu kaltinti dėl vienos klaidos, Nori, šiaip Vartniko tokia, nedėkinga pozicija, atrodo, visas varžybos tobulai stovi, viena klaidytė ir viskas. Ir man vėl tokie visi flashbackai visada, kai kažkas prieš realą, visada kažkokia, truputį sėkmės pritrūksta, kažkokia tokia klaidė. Ką tokia? Uricha, tai Rafinija irgi, kur ten papasavo tiesiog, ten,
Taip, atsimenu. Aš Tai vadėl Neueris labai gerai laikė iki to momento ir taip, tai yra klaida, vartininkas dėl tos klaidos yra kaltas, bet, nu, man nesiverčia kažkaip. Aš irgi, noriu visiškai. Tuo labiau, kad dar čia ir realui viskas gerai su juo, nes tas Hoselų, atsidūrė toj pozicijai šalia. Realiai jis būtų žingsnių toliau, Noris tikriausiai sugraibytų tą kamuolį vėl antrų, tarsi, prisilietimų. O čia viskas tiesiog taip idealiai įėjo, kad jam atšoko nuo tų rankų tas kamuolys išslydo ir kad šalia buvo tas puolėjas. Tai jo, toks kosmosas. Antras tas įvartis pasileistum toks labai gaila, kad Pavlovičius atsidūrė toj nuošalį, realiai panaikino ten taip giliai pasilykęs. Tai ta tik tai situacija, bet ten aišku, gražus įvartis, viską gerai įžaidė. Galim paaiškinti, jeigu kas nors nesuprato, gal taip kartą pažiūrėjo, tai kad tiesiog abu Realo žaidėjai buvo abudu priekyje, nei vieno Bayerno žaidėjo nebuvo tarp jų ir dėl to jokios nuošalės nebuvo žiūrint pagal Bayerno žaidėjus ir nuošalės nebuvo dėl to, nes tas žaidėjas, kuris priėmė perdavimą ir mušė, jis buvo toliau nuo Bayerno vartų. Toliau nuo kamuolio, negu lyginant su kamuoliu. Kamuolys buvo arčiau vartų tiesiog. Taip. Jo, o pirmoji epizodė nebuvo nuošalės, nes pirmam tam pasėjai kito šoninio, tai dėl to, kad, Pavlovičius buvo užsilygęs. Tai va, nes visi gynybos linijas spėjo pakilti. O tai va, tas truputį va taip galėtina, kad, netikėtų galėtina, bet liūdna, tai dėl to, kad taip buvo. Ir šiek tiek Kimikas toj antroji, man rodo, situacijoje, antroji, kad, per daug erdvės davė kairiajam krašte ten atliktą perdavimą, visiškai laisvas atliko tą perdavimą. Jo. Juodos varžybos jam buvo tikrai. Bet jis ten ir turėjo labai dirbti, tai va čia galim gal jau dabar grįžti prie to klausimo, ar čia yra gerai, ar negerai. Ne, pabaigiam apie tą galą varžybų, paskutinis epizodas, esminis. Kur aš jau buvau neturėjęs vilties, aš jau susitaikiau, jau einu miegot, vos ne, čia nenervuokit. 13 vos ne minutė, ar ne? Jo, ten 12 pridėta, ten 14 minutė vyksta ir žiūri įmuša deliktas, bet žiūriu nuošalę, tada žiūriu pakartojimą, žiūriu Mazraujų pagal mane, deliktas tai tikrai nuošaliai buvo, bet jisai nežaidė. Bet tokia, vos gal ranką nebent. Jo, o Mazraujų, kuris priėmė kamuolį, greiliai net jo neltė, bet jis bėgo žaisti kamuolį, dabar yra rodo ten, kur tas net nepaaiškina, bet rodo tas nuotraukas, tai atrodo, kad jisai tikrai nebuvo nuošaliai, bet kadangi vienas kampas sunku pasakyti, bet man iš akies atrodė, kad jeigu yra nuošalė, tai tikrai jinai yra labai, labai milimetrinė. Faktas, ten teisėjo vėliavėlė turėjo nekilti. Jo, ir tada tos dvi klaidos, tu skaitėjai apie tas klaidas, ne? Taip, aš skaičiau ir klausiau, kai ką specialistai sako, tai vėliavėlė turėjo visų pirma nekilti, gerai pakilo. Teisėjo pagrindinio švilpukas iškart po vėliavėlės pakilimo nuskambėjo. Taip iš vis neturėjo būti. Turėjo leisti žaisti, nes būtent ir po Realo įvarčio buvo irgi, kad kilo vėliavėlė, bet teisėjas nešvilpė tada. Tai ir čia turėjo nešvilpti, turėjo leisti užbaigti epizodui ir tada išsiaiškins kaip kas. Taip. O dabar užbaigė, tiesiog nusprendė užbaigti. Ir, čia, kodėl realiai, tarkim, kodėl, nebuvo varo peržiūros čia, nes, buvo sustabdytas žaidimas. Jau tuo metu, kai Mazraujai, arba ten, kas šalia jo buvo atliko tą perdavimą deliktui, jau buvo sušvilta, buvo sustabdytas žaidimas ir teoriškai, kad, vis tai, kas vyko toliau, jau nesiskaito. Nes ir gynėjai, nes daug kas irgi argumentuoja, kad ir vartininkas tada nesistengia žaisti, ir gynėjai jau nebe taip gynasi, dėl to, tarkim, galbūt jeigu nebūtų sušilta, galbūt ir nebūtų to įvarčio. Gal nebūtų, bet tada nebūtų tokių interpretacijų. Jo, o dabar gavosi tas, kad varą ir sakytų, kad buvo nuošalė ir viskas tada gerai. Bet dabar jie nepaliko tokios galimybės. Jie patys nusprendė nulemti rungtynių pabaigą, kai buvo visiškai abejotina situacija, kur akimi tas šoninis teisėjas, jis neįmanoma, kad galėjo tiksliai matyti. Taip, tai buvo dvi klaidos, kaip ir minėjau, nepakelta ta šoninė teisėja vėliavėlė, tas, kad sušvilpė per anksti, nes tada būtų davęs sužaisti iki galo, tada varas galėtų peržiūrėti ir viskas, ir tada neliktų klausimų. Ir labai gaila, kad vėl taip nutiko prieš Realą ir mes vėl turim tas pačias. Aišku, aš ne. Tikėtina, su visais tais keitimais, toliau, labai sunku pasakyti, aišku, jeigu įmušta jų ir tai emociškai galbūt Bayerną tas, tikrai pakeltų visą tą būseną, nežinau, kaip sektųsi 11 metrų serijoje, ten be mušėjų vos nepagrindinių, bet, aišku, vis tiek, kas būtų, jeigu būtų, esmė tokia, kad, atrodo varas yra, bet vis tiek, kaip nors. Turėjom ir apie tai klausimą, tai va, aišku, gaila, yra teisėjai klaida.
teisėjai atsiprašė Delikto, atsiprašė Tuchelio, bet, tai atsiprašymai jau, aišku, nieko. Pergalės neduos. Ir ir sakė, kad tai yra viena geriausių brigadų teisėjų pasaulyje, bet sugebėjo padaryti ne vieną kritinę klaidą, čia buvo ne vienintelė klaida, buvo 2 per ataką, bet buvo dar prieš tai klaidų. Tai ačiū Dievui, kad tada Viničius ir kas ten Rodrigo, gal dabar nepamenu tiksliai, pirmajam kėlinyje, kur iš tangą atakavo Neuerį, atsimeni? Ai, kai antras kamuolys buvo? Antras kamuolys buvo aikštėje. Tai man įdomu, kaip būtų tada šita situacija išsisprendus, jeigu būtų įmušę įvartį. Žinok, aš manau, čia būtų užskaitytas tas įvartis. Aš žinau, kad, tarkim, kai yra antras kamuolys, taip, esmės žaidimas negali vykti. Taip. Bet problema yra tokia, kad jeigu antras kamuolys yra pakankamai toli nuo tos vietos, kur vyksta žaidimas, kad tada... Bet Gnabris negrįžo į gynybą, dėl to mes gynėt prieš kitą kamuolį. Taip, čia būtų labai tikrai sunki situacija. Net pats, kas tą visą filmavimą atlikė, Karpė, irgi buvo prigautas, nes rodė visiškai tą vietą, kur yra Rüdigeris, ir tada atsuka, bam, ten jau žaidimas vyksta. Bet čia, būtų dar kritinė klaida irgi, turėjo stabdyti žaidimą ir tarsi dar buvo ta situacija, pradėjo klostytis dar iki smūgio fazės, jau tada turėjo pastebėti teisėjas ir tas 4, man rodos, jeigu neklystų teisėjas, jis ten buvo lyg netoli, jis turėjo matyti tą situaciją ir pranešti, bet neįvyko žaidimo stabdymo. Atsakau, man atrodo, čia tas ir suėjo, nors Rüdigeris išmušė tą kamuolį tik tuo metu, kai pamatė, kad jau prie Bayerno vartų tas kamuolys juda, tai met jau buvo į užžibį nupasuotas. Turėtumėm dar vieną skandalą. Kaip yra, taip yra. Esmė tokia, kad biški, tarsi Bayernui trūksta suolo gylio, ypač dabar, kai išsitraumuoja, tikrai realo keitimai buvo daugiau jie, ką turėjo pasiūlyti, negu ką Bayernas nesuolo šiuo atveju. Hoselu tai nerealiai sužaidė, taip. Pasirodė savo. Dublis kapoja. Tai tiek, nežinau, iš pradžių prieš šitą porų dvikovą aš atėjau be jokių pasitikėjimo, be jokios vilties. Tada ta viltis po truputį kilo žiūrint, kaip viskas atrodo ir po to vis tiek baigėsi, kaip visada. Nežinau. Aišku, man truputį gal ramiau, ant popieriaus niekas nesikeičia, ar čia Bayernas sutriuškintų ar pralaimėjo taip, bet kažkaip man truputį yra ramiau žinot, kad nėra tokia didelė atskirtis tarp klubų. Taip. Tai tiek turbūt apie pačias rungtynes, dabar mums lieka atsakyti į klausimus ir galėsime užbaigti laidą, tai dabar jau iš 3 karto galbūt galima atsakyti į mano minėtą klausimą. Taip, gerai. Ar prisiminė, ar pakartot? Taip, apie Kimichą ir Laimerio pozicijų realiai apkeitimą. Aš suprantu, kad Kimichas, pradėsiu aš atsakyti, kad Kimichas geriau atrodo centro saugu, bet ar Laimeris atrodo geriau krašto gynėjų negu Kimichas, tai nemanau. Tai turbūt dėl to ir yra statomas Kimichas, nes mažesnis nuostolis gaunas. Tiesiog Kimichas geriau atrodo krašto gynėjų, o Laimeris saugu, tada blogiau negu Kimichas gal, bet pakankamai gerai. Jo, Kimichas su Gorecka 2-3 sezonus žaidė kaip pora. Maždaug Fliko 2 sezonas, Nagelsmano 1, ir praeitį metą, tai apie 3. Kai kada atrodydavo geriau, kai kada blogiau. Daugelį šį sezoną nuo starto sakė, kad šitas duetas jo braižė yra su trūkumais, kad realiai, kai matom nuo abu žaidėjai... Rinktinėje irgi panašiai mano. Taip, ir kas įdomu, kad jų abiejų mes ir nematėm čia lemiamose varžybose, Gorecka kartais dar pažaidavo centre, bet su kitų porininkų. Ir man, bent jau Tuchelio Bayerne, taip geriau atrodė, negu kai buvo jie dviesi tenais. Kažkaip man Gereiro, ar ten Laimeris, arba Gorecka, kai kažkas 3 ar Pavlovičius, kažkas iš tų 4 žaisdavo vidurin, man geriau žiūrėdavosi. Negu ten Kimichas kažko kombinuoja. Mes esame aptarę tas Kimicho bėdas, kad kartais per lėti sprendimai, per daug perdavimų atgal galbūt, čia yra tokių niuansų. Man tai Kimichas galvo atrodo, kad galbūt jis nėra visiškai pilnas. Atsiprašau, kad ant viršaus kalbam. Tai krašto gynėjo pozicija irgi nėra tas optimalus variantas. Jo, bet nėra geresnio. Man tas labiau ateina. Šiame sezone tai taip. Aš manau šiaip, net jeigu būtų sveikas Bayernas, nei vienas Bayerno dešinio krašto gynėjas šiuo metu nėra geresnis už Kimichą.
aš manau, kad tiek Mazravai ten ar Saša Boje, ar ten, nežinau, Laimerį, padėsime, ne kaip minėjai, Nu, mes neturim tikro dešinio krašto gynėjo net. Taip. Ir, kaip ir sakei, Nagelsmanas irgi kaip ir šitam pritarė, nes turnyre žais Kimichas irgi dešinio krašto gynėjo. Nagelsmanas tai iš vis fantastišką darbą ten daro. Ačiū Dievui, kad gražino Krosą ir Gundoganą, kur yra apskritai vieni geriausių vidurio saugų, nepaisant jų amžiaus, bet jie yra žiauriai geri. Ir man tai parodo, ant kiek Liovas bijojo autoriteto ar ko, kad ten jos išėmė kažkurio metu ir nebekvietė lyg ir, kad, o Nagelsmanas parodė savo kaip tik klasę, kad nebijo ir ima ir naudojas ir man rodos labai tinkamai išnaudos jos dar šitam čempionate. Ir šiaip, kad net kad ne Kimicho nebijo pastatyti ir kad nebijo pakviesti ir įvairesnių žaidėjų ir iš mažesnių klubų, ne, ten ir Bestė atėjo, ir Jūrichai, ir visa kita, Undavas. Mülleris žaidžia, aš manau, kad tikriausiai ir Humelsą galimai gali ištraukti, tikrai žmogus yra su idėja nesukomplektuoti geriausiai kaip įmanoma. Ir tas man labai patinka, kad jis bando Virtsą su Musialą įtalpinti į optimalią sudėtį, kas bet kuriuo atveju, jeigu tai yra įmanoma, tikriausiai būtų geriausia, kas gali būti Vokietijos rinktiniai, nes jie dviesi tikriausiai yra talentingiausi, takuojantys saugai. Labiausiai nenuspėjami aikštėje varžovams. Jo. Ir jie gali aikštėje pasirodyti bet kur, krašte, centre, ir ten kamuolį atimti nėra lengva, labai kūrybingi ir ginasi, tai jų duetas, manau, bus kertinis. Kaip ir aišku, Krosas su Gundogan, aišku, irgi tas pats. Taip. Tikrai jie daug geriau atrodo, negu ten Kimichas su Goreckas statyti. Būsiu bėdnas, bet teisingas, bet Goreckai manau, kad yra geras žaidėjas. Tiesiog ir manau, kad Kimichas šiaip yra geras saugas. Tik tai problema, kad jie man abu yra labiau kaip aštuonetai. Jie labiau yra sukurti žaisti, man atrodo, giliau aikštėje, ten nueiti į varžovų puolančio požo. Abu nėra tokie, jie labai gerai presinguoja, bet kai reikia tokių klasikinių gynybinių funkcijų, tai jų nėra, tiesiog jie nebespėja ten tiek giliai grįžti ir tada liekasi, kad gynybos linija viena ten kontratakose tvarkosi ir dažnai nudega. Ir ten kaip tik ir būdavo, kad į gynėjų grandį pasijungdavo dar pasiginti. O Laimeris iš vis kaip žvėris ten bėgioja daug. Tikrai, ko yra tai tos kovos, ypač pirmose varžybose prieš Realą, tai ten, manau, daugam turėjo patirti, kiek jisai ten kontestino, neleido lengvai žaidinėtų kamuolių. Tai aš palaikau Tuchelį šitoje vietoje. Nežinau, apie Laimerį, jeigu kalbant, tai aš sakyčiau, vis tiek man norėtųs, kad jis būtų labiau rezervinis tas toks saugas Bayerne. Reikia aukštesnės klasės kažko dar. Tai aš manau, kad Kimichas gali grįžti į centrą žais, bet tada turėtų Bayernas žais 4-3-3. Turėtų jie su Gorecka žaisti į priekį ir po jais žemiau turėtų būti kažkoks atraminis saugas. Ar tai Pavličius, ar kažkas kitas. Bet jeigu būtų atraminis, tada kur Musiala? Tai tada į kraštą kažkurį. Kaip žaidė. Tai Nelabai. Tai žodžiu gans taip, kad tokioje sudėtyje labai yra sudėtinga Goreckai su Kimichu žais dviese. Nebent atsiras naujas treneris, kuris kitaip sugebės nurodymus išdėlioti žaidėjim, kad galėtų akomoduoti šito žaidėjus tenais. Tai Gerai, ir mes kalbėjom apie Neuerio klaidą, tai iškart turim ir klausimą apie Neuerį. Tai Tomas Pamparam klausė, ar jau verta mąstyti apie naują pagrindinį vartininką. Taip pat apie vartininką toj pažiūrėsim, kažkas lyg ir klausė dar. Apie Pavarą dar buvo klausimas, Almantas klausė, ar nebuvo padaryta klaida, neišsaugant jo, nes jisai nors įrodė kaprizus, bet norėjo žaisti galbūt tiesiog SB. Ir vertinant šių metų žaidimą, tai geriau skamba Delikt ir Pavar negu kažkas kitas, nežinau kas. Bet šiaip Dajeras visai neblogai atrodė. Šiaip jo, tikrai neblogai. Ir kad yra kūrybiškas gynėjas Pavaras, dar sako Almantas. Bet aš manau, kad čia didžiausia bėda buvo, kad tiesiog jau Pavaras pats norėjo išvykti ir tiek. O tai jeigu nori išvykti, ką tu darysi? Jo, aš tą patį realiai sakyčiau, čia ne tai, kad Bayernas jį kažkaip išstumė ar pardavė, aš kaip manau, Bayernas buvo kaip tik labai suinteresuotas jį čia pasilikti. Vienas dalykas, kas tai rodo, tai kad Stanisičius buvo išnuomotas tiesiog iš niekur nieko. Tai zoja, kad Bayernas realiai planavo, kad Pavaras kaip ir liks, bet jis jau nuo antrą sezoną rodė tą norą išeiti.
Tai taip ir išpildė jo norą, susimokėjo tiesiog. Aš manau, kad idealiam pasauliu jo būtų gerai, jeigu Pavaras būtų čia lygęs, tarsi būčiau laimingas, bet tiesiog tai nėra suderinamas su žaidėjo norais. Tarsi pats žaidėjas nenorėjo čia likti. Nu, ir Marius taip pat klausė, ar jau pribrendo laikas keisti Neuerį, prieš Realą jo kliurkos labai badė akis. Nu, nedaug tų kliurkų buvo, ta viena tik tai realiai tokia stipri, o kitkas atrodė šiaip tikrai neblogai, man atrodo. Tai gerai, apie naują vartininką pakalbėsim. Mes esam, man rods, gal net ir praeitoj laidoj kalbėjom ir aš tau sakiau, tu netikėjai, bet man atrodo, kad tai yra realus variantas, ar ne? Dabar jau taip. Dabar turim naujų žinių, ne, kad taip, jis pasirašė naują sutartį ir dar 5 metų kontraktą. 2 sezonam liks su Stuttgartu. Kas toks? Nuoma. Taip, nuoma. Tai kaip ir viskas aišku. Realiai, kas toks jūs tai pasakyk? Kas toksai? Kas toksai? Nu, tai Niubelis, Aleksandras Niubelis. Stuttgartą. Ir labai gerą sezoną žaidžia, jis turės progą sudalyvauti čempionų lygoje kitą sezoną, dar daugiau patirties įgaus, tai Maro čia toks super variantas Bayernui. Aš netgi gal sakyčiau, kad jau po dar kito sezono jam būtų gal ir nieko jau grįžti, bet, nu, gerai, pasidarė 2. Ne, tai čia viskas. O Bayernas, kažin, neturi kokios, nėra žinoma, ar neturi susigrąžinimo galimybės anksčiau po sezono, tarkim. Nežinau. Nežinai. Bet aš manau, čia vis tiek yra pririšta prie Neuerio kontrakto, nes Neueris dar turės 2 metus. Tas 2 metus nuomoje. Aš vis tiek, norėčiau, aš ką matau, norėčiau, kad Neueris kol gali žaisti, tegul jis žaidžia, nes kad ir kiek čia traumų būna, koks yra amžius, vis tiek labai skiriasi, kai yra ne Neueris ant vartų, vis tiek, kad čia, ta viena klaida, bet kiek jis gelbė, ten kitas vardininkas net neturėtų progos tos klaidos padaryti, nes jau būtų 2-3 įvarčiai praleisti prieš tai nežinau, kas yra geriau šiuo atveju. Aš vis tiek labai tikiu Neueriu. Vis tiek, jeigu žiūrint perspektyvą, tai vienas geriausių šiaip istorijų vartininkų ir yra tikrai geros formos, kuris buvo nurašytas jau ne vieną kartą dėl tų traumų, bet vis grįžta stipriai žaisdamas, kur Ter Stegenas kiek metų vis tiek rinktiniai sėdi ant to stolo, nors yra tikrai labai geras vartininkas taipogi, Neueris tikrai turi ir aurą, ir žaidimą, ir ta visa valia tikrai jo yra gera ir aš tikrai dar nematau po šio sezono priežasties jo sodinti. Aš tai dar vieną sezoną jį tikrai matau, bet dėl antro, matysis po dar kito sezono, bet aš gal dar turėčiau tada tokią abejonę tuo metu. O kiek Niubeliui yra metų? Blemba, tu paklausai. Nežiūrėk. Nežiūriu. Gerai, jam yra kiek? 20... Kiek jam gali? Gerai, 22? Ne? Dabar jau pažiūrėsiu. Jeigu neklystu, jam yra 29. Eik jau! Palatoj. 27 bus 28 šiais metais. Atsiprašau. Wow. 28 bus. Taip. Atsiprašau. Vienais metais klydau. Aš atsimenu, kai jis buvo nusipirktas kaip jaunas ir perspektyvus, bet jis dar tiek nesužaidė daug sezonų Bayerne, kad man atrodo, kad jis toks ir tebėra. Tai jis jau Bayerne 4 metus yra. Aš tuo laiku ir gyvenu maždaug. Jo. Aš ir galvoju, kad realiai jis, kai ateis, jam bus apie 30 metų. Gerai, patyręs vardininkas, turės dar 7 sezonus gerus. Taip, tai viskas gerai, tai aš manau, čia, kaip gausiai, manau, čia idealiausia, jau tikrai visas planas sudėliotas, tikrai idealiausia tai būtų. Bet reiktų ir antro vartininko, nes Urichas irgi jau nėra jaunas. Taip, Perecas. Augins, ką žinau, arba kažkaras, akademijoje irgi yra variantų, arba kažką nusipirkti. Augins, kol irgi sulauks 28 kiek. Tai jo, tai atsarginis, tai žinai. Ne, viskas aišku, Bayernas kol kas eina tuo keliu, kad Nubelis turėtų tapti vartininku. Taip, po dar 2 sezonų. Taip. Gerai, atsakėm į šitą klausimą, tada mums lieka, tuoj pasižiūrėsiu. Apie Riuminigę mumis Vitalis klausė ir Jūli, kad sako, jie neužima pareigų, bet yra tokie kaip simboliai, ar jie neapvertė visko, ką patys statė, nes savo pasisakymais dabar sunku trenerių rasti, tai man rodo šitą klausimą atsakėm. Aš galiu tik pridėti, kad čia nieko naujo nėra. Aš kiek seku Bayerną, čia kokių 13 metų, tai Ulis niekados liežuvio nelaiko už dantų,
Ne pirmą kartą. Taip. Jis ir tą patį Guardiolą gali ten išvadinti, ir ten Ancelotti, ir po to būti vis tiek geriausiais draugais ten susimatyti. Tarsi, jie ką ten yra deginę, ir Bernatą, ir kitų žaidėjų, nu ten tikrai, tarkim, kaip pažiūrėjau angliškoje medijoje, ne tai, kad būtinai anglai rašo, bet šiaip, tarptautiniai skaitai, nu tikrai jie nėra patys mėgstamiausi žmonės, galiu pasakyti, kitų futbolo fanų, nes jie gal ir pastatė Bayerną modernų, bet tikrai tie pasakymai labai daugam kerta per ausis ir čia kiekvienais metais tas pats būna ir su treneriais, ir apie svetimus žaidėjus pakalba ir dar kažką. Nu, čia tikrai nieko naujo. Ne, čia visi viską žino ir čia viskas gerai, čia Bayernas. Tai va, klausė dar mumis Almantas. Almantas daug gerų klausimų šiandien uždavė šį kartą. Tai klausė, kaip manom, kokie žaidėjai po sezono paliks komandą ir kurių žaidėjų nebereikia komandoje. Kokių reikėtų tada dar tuo pačiu ir kokias pozicijas reiktų stiprinti. Laimonas taip pat klausė, kokios permainos nauji pirkiniai. Turi variantų? Aš galiu kalbėti nebent apie tai, kokias pozicijas galbūt reikėtų stiprinti. Tai manyčiau, kad krašto gynėjas galėtų būti viena iš jų. Kurio? Nes, aš tai pagalvojau apie dešinį kraštą, bet yra toks dalykas, kad grįžta mūsų legionierius iš Bayerio po nuomos, tai va jisai gali ten žaisti. Bet jisai šiaip žaidžia ten ir centro gynėjų labai neblogai. Jis ir kairiam krašte gali žaisti. Tai va toks klausimas, žinai, bet jisai visų spragų ar visas spragas kamšys, tai reiktų apsispręsti turbūt į kurią spragą. Kartais mes turim nemažai priekaištų centro gynėjams, bet centro gynėjo pozicija, manau, kad yra pakankamai užpildyta. Tik dabar aš galvoju, Dajero situacija yra kokia, jisai laisvas agentas po sezono šito, ne? Ne, jau viskas, Bayernas jį išsipirko, jis surinko. Nes ten nuoma buvo, jis sužaidė reikiamą minučių kiekį ir automatiškai Bayernas jį išsipirko ir dabar, man atrodo, turės dar bent vienų metų kontraktą dar. Tai gerai, tai tada iš esmės ta pozicija yra pakankamai užpildyta, nebent būtų atsisakyta kažkurio iš žaidėjo. Tai, kol kas netenkina Kimas ir Upamecano toje pozicijoje, tarsi bent vieno, tada jeigu yra įmanoma parduoti bent vieną, tai galbūt reikėtų parduoti. Ir jeigu reikėtų parduoti, aš nežinau net kurį parduočiau, nes man kol kas nei vienas nepatinka. Aš kažkaip turiu vilties, gal daugiau Kimui, kažkaip ypač dėl praeitų sezono. Nes jisai mažiau laiko čia buvo, bet iš kitos pusės jisai apskritai prieš Bayerną jis vieną normalų sezoną sužaidė Europoje ir kažkaip labai tapo labai gerų gynėjų. Pažiūrėsim, kaip antras sezonas atrodys. Bet galbūt. Aš suprantu, Upamecano nėra mėgstamas gynėjas. Jis begalvis, tu nežinai, ką jis padarys, ta prasme, gaus raudoną, dar kažką, taip negali būti. Tarsi būna kartais, kiekvienam būna, bet ten gaunas, kad svarbiausiose mačuose atrodo, kad jis nežino, ką jis daro. Tai kol kas, ką šitas sezonas rodo, kad labiausiai patikimiausia pora šiuo metu yra Dairis su Deliktu. Tai jie startiniai. Ir man Kimas su Upamecano tai gali likti tiesiog dėl konkurencijos. Iš esmės, manau, jie kaip solo žaidėjai bus neblogai. Aš nežinau, ar jie visai bus solo gynėjai, vis tiek kažkas turės pakeisti Dairį. Gal įgaus formą eigoje. Jeigu dar grįš, tai galės tą dešinę. Ir aš manau, kad ta konkurencija, turėjo sužvesti. Jeigu jie grįžta, išsikonkuruoja, grįžta į savo pozicijas, tada gali grįžti tikrai stiprus. Jeigu ne, tada dar kitą sezoną galvočiau parduoti kažką iš jų. Gal yra kaip suprantu, tu norėtum labiau gal net ne į dešinio, į kairio gynėjo poziciją, ką nors. Jo, bet čia dėl to, ką minėjom, dėl išeinančių žaidėjų, nes... Deivisas tikrai paliks komandą, čia jau praktiškai nėra abejonių. Matau, tu nusteikęs taip netgi. Ne, tai dar kartą paklausė, sako mano agentai, po Realo rungtynių, man rods paklausė, sako, mano agentai šiuo metu kalbasi su Bayernu. Tai ten su Ancelotti paprikolino, tai... Tikėtina, kad arba šį sezoną bus parduotas Deivisas, o jeigu ne, tai kaip laisvas agentas dar po sezoną išeis į Realą. Tai geriau parduoda. Tai iki 50 milijonų ten mokėtų Realas. Tai dėl to aš galvočiau kairio, nes tada lieka kairiai, kas geriai yra. 2 metai, bet jis ir centre gerai žiūrisi, plus irgi traumuotas, visą laiką negalima atsijėti. Mazrausiai, dešiniai tada Saša Boy, kuris yra neaišku kiek žais, nes jaunas, beveik patirties neturi, nes žaidęs irgi toks Stanisičiumi. Aš labiau Stanisičiumi kol kas ten pasikliaučiau ir Mazrauju kairiai, jeigu taip. Tai kairiai, aišku,
man idealiausia, ką jeigu pavyktų ištraukti, bet aišku, aš nežinau, ar Bayernas tiek mokėtų, tai būtų Teo Hernandesas iš Milano, jeigu tokį išgabentų jį. Tikrai, man atrodo, brolis... Labai geras variantas, labai geras. Tai, man atrodo, tikrai labai gerai atrodytų Bayerne ir kaip tik būtų jam ir laiptelis, manau, vis tiek aukščiau nuo Milano. Tai va, jo labiausiai norėčiau. Nu, arba antras variantas Macinas, pats, aišku, visi sakytų, iš Dortmundo žaidėjas paimtas, nu, bet, nu, jis iš Chelsea. Nesiskaito. Ne. Jo, aš sutinku, Teo Hernandesas geras, būtų Lukos Hernandeso brolis, tai vat, būtumėm abudu Hernandesus apturėję. Taip. Gaila, kad vat, Luka išėjo, būtų gerai čia tikės vis dar. Nu, aišku, jis vėl nusitempė ten raiščius, jau kitos kojos, baisiai. Nu, ką labiausiai reikėtų stiprinti dar, nu, saugų trūksta, akivaizdžiai. Vingerio reikia. Ko tokia? Vingerio. Nu, bet Telas yra, ir Zaragozagi yra nupirktas. Nu, bet Zaragozos mes taip normaliai ir nematom. Telas ir polėjų gali žaisti, tai čia, žinai, toks ir... Nu, bet ir jis polėjas, nu, jis smulkesnis, bet vis tiek. Nu, jis man toks vingeris vis tiek, nu, palės. Pakalbėkim tada iš kitos pusės. Leroyus Sané. Parduoda ar palikt? Aš parduodu. Oi, koks sudėtingas klausimas. Nu, aš esu labai prisirišęs prie Bayerno žaidėjai, tai tik dėl to palikčiau, bet labai sudėtinga. Nu, tas žaidėjas yra, tai jeigu žaidžia, tai ten gali kosmosus išdarinėti, bet gali ir būti dingęs pusę metų tiesiog. Man nepatinka jo savanaudiškumas. Žinai, buvo Arianas Robenas, kuris buvo savanaudiškas, bet jeigu tu statai vieną prie vieno Leroy Sané ir Arianą Robeną, tu net užsimerkęs per nugarą, nežinau, bet kaip imtum Arianą Robeną, nes jis daugiau naudos atneždavo to savo savanaudiškumu. O Leroyus dažnai prisižaidžia ir nesąmonių pridaro. Ir netgi, man rods, pirmam susitikime prieš Realą, jisai, man rods, uždirba baudinį, ne? Taip. Ar su Arsenalu? Jo. Tai va. Jisai prieš Arsenalą uždirbo, o prieš Realą Musialą uždirbo. Va. Jo, tai prieš Arsenalą tada aš džiaugiausi, kad jis uždirbo tą baudinį, nes jeigu būtų neuždirbęs to baudinio, tai greičiausiai būtų tą progą iššvaistęs. Nes buvo įmušęs ir įvartį. Nu, bet, nu, žinai, jo, jis yra, turėjo šiaip tokių gerų etapų su Tukeliu, bet, nu, man trūksta kažko ten iš jo to komandiškumo tokio normalaus. Ir jeigu atsirastų kažkoks saugas, kuris galėtų žaisti, nu, panašiam lygi, bet komandiškiau, tai aš jau imu ir viskas. Nu, Sané gerai bent jau atidirba, prasme, dėl gynybos tikrai jo negaliu skūstis. Tik tai, kad, nu, palime daug kamuolių tu prašvaisto, kaip ir sakai. Bet lyginant dabar, pavyzdžiui, su Gnabriu. Nu, Gnabriui tenka daugiau dirbti gynyboje, gal dėl to, kad treneris tokį nurodymą duoda, kad ten gal silpnesnis gynybos kraštas, bet ten buvo tokių rungtynių ir prieš Arsenalą ir su Realu, kad realiai turėjom 2 krašto gynėjus, Gnabrių ir Deivisą, ten dažnai arba Mazrui. Ja. Nu, šiaip šį sezoną nujuoda tas, kad realiai Sané buvo vos ne paskutinis vingeris ir tas pusiau traumuotas, nes Komano nėra. Nes šiaip dabar pagalvos, negalima nieko lyginti su Ribery Robenu, ypač dabar žiūrėt, nesvarbu, jie ten greitesni, techniškesni, kas yra, bet jie niekom kol kas nėra geresni už. Kas yra svarbu rezultatui, tai jie tikrai neatneša tiek naudos kaip tie 2 vingeriai, kaip buvo Bayerne. Ten tikrai buvo daug naudingesni jie komandai. Ir tipo, čia nors atrodo, tobuli vingeriai kontratakom, kas šiais metais, visai daug vyko, bet kažko trūksta. Pastovumo trūksta. Polėje turim ir džiaugiamės. O centro viduryje, kaip sakėm, kad gal būtų gerai kažkoks vienas naujas saugas, bet... O palavo vingeriai, tai ką imtum vingerius tada? O nežinau. Nežinau, ką imčiau. Nes aš tai palieku tą, kad tiesiog dar metus visi vingeriai yra, Telas didesnę rolę gauna ir tikiuosi taip, Zaragoza gal daugiau žais, gal pramoks kažką angliškai, ispaniškai, o šitą ispaniškai moka, bet vokiškai gal dar pakalbės. O 5 vingeriai, manau, galima kažką veikti. Bet ką pirkti, aš neįsivaizduoju. Marcialį, laisvą agentą iš MU? Ne, baik, ne.
Tikrai nenorėčiau tokio žaidėjo. Mbappé? Ne, čia nerealu visų pirma. Ne, aš nežinau net tokio varianto, bet man nepatinka Zanetis. Jadon Sancho? Ne, irgi neprognozuojamas per daug. Na tai nelabai aš matau kažko geresnio už Zanę. Aš tikiu, kad Bayerno skautai ir sporto direktoriai galės atlikti geresnį darbą negu aš. Taip, aišku, gali rasti jaunų talentų, bet žinai, vienas yra ant suolo, nors Telas tikrai šį sezoną daug atliko. Manau, tikrai jis yra vertas didesnio pasitikėjimo. Ir viskas tos pozicijos, ar ne? Aš tai sakyčiau, kad man su saugais norėtųsi atraminį kažkokį normalų susirasti. Žinau, kad... Atsimeni, kai buvo dar prieš kelis metus tie gandai, kad gal Rodri paimtų. Kaip būtų buvę, ne? Tuo metu taip. Tenais tikrai Bayernas konkuravo dėl jo parašo. Taip. Ir ateit. Tikrai būtų buvę to. Aišku, aš abejoju, ar jis būtų toks geras žaidėjas, kaip dabar, jeigu jis būtų atėjęs į Bayerną. Aš irgi turiu tokių gal klaustų. Gal Tuchelis būtų viską laimėjęs jo ant gynybos. Bet žinai, tarkim, mane kaip Declaną Rice'ą norėjo. Aš manau, toks žaidėjas labai būtų gerai Bayernui arba, Palinė, bet Palinė, aš manau, bus jau truputį per vyresnis ir per brangus Bayernui. Jau dabar jau. Kontraktą, tai kas lieka, aš nežinau, jau tų atraminių, kokių laisvų Zubimendi iš Real Sociedado, gal, bet vėl tokie, pasiteisins ar ne. Jo. Nėra lengva. Viskas. Paskutinis klausimas jūs tai mum. Taip. Marius klausia, ir šiek tiek apie Bundę. Ar realu, kad Leverkusenas išlaikys Invincible sezoną ir kas bus įdomiausia per paskutinius 2 likusius turus? Tai aš turiu tokį, gal net netikėtą atsakymą, kad kas bus įdomiausia per likusius 2 turus? Įdomiausia bus Bundesliga 2. Gerai, pritariu. Va. Nes kai Dortmundas išlošė tą papildomą vietą, tai kaip ir dėl čempionų lygos jau viskas ir užsidarė, tai liko tik tai dėl kritimo žemyn ir dėl Europos ir konferencijų lygos, nebent tik tai kova. Taip, jau pirmos 5 komandos negali keistis, išskyrus ten rikiuotę savo, bet tai neturi reikšmės. Tada šiek tiek dar lieka įdomumo dėl Eintrachto ir Freiburgo, nes Eintrachtas yra 6 vietoje su 45 taškais, Freiburgas 7 su 41 ir dar Hoffenheimas yra 8 su 40 taškų. Tai tos komandos gali pakonkuruoti dėl tų europinių vietų ir Eintrachtas žais rungtynes su Gladbachu ir Leipzigu, taigi labai sudėtingas gan tvarkaraštis. Freiburgas žais su Unionu ir Heidenheimu, tai jiems yra kur kas lengviau. Ir jeigu ne tas sudėtingas tvarkaraštis, tai aš sakyčiau, kad tikrai Eintrachtas ir netgi gal džiaugčiausi, kad Eintrachtas, nes reikia pasakyti, Freiburgą paliks Streichas po šito sezono, legendinis Bundeslygos treneris, antras ilgiausiai treniruojantis komandą, nes antras dėl to, nes Heidenheimo treneris yra pirmas, kai prisijungia šiais metais į Bundeslygą. Smithas berods, ar ne? Taip. Tai bet žiūrint į varžovus, man atrodo, Freiburgo šansai šiek tiek yra geresni, bet Hoffenheimas irgi žais prieš Heidenheimą ir prieš Bayerną. Tai neaišku, koks bus Bayernas, tai aš dar labai nenuvertinčiau ir Hoffenheimo ir netgi norėčiau, kad Hoffenheimas pakiltų, nes būtų įdomu pažiūrėti, ką gavę papildomų dar resursų nuveiktų ten Sebastianas Hjonesas su to Hoffenheimu, kuris visai simpatiškas yra. Hoffenheimą ne Hjonesas treniruojam. Materazzo apsikeitė, jie gyvėtom ten pernai. Aš susimaišiau, jo. Bet irgi įdomu, nes man komanda labai patinka, ten Kramaričius yra ir daugiau įdomių žaidėjų, tai tokia komanda, kur atakuoja, puola, tai fainiai vis laik pasižiūrėti. Tai aš netgi norėčiau, kad Freiburgas nepatektų, o patektų Eintrachtas su Hoffenheimu, bet Freiburgo varžovai tokie, kad greičiausiai pateks. Freiburgui galbūt visai nieko konferencijų lygoje kokia? Manau, gali. Arčiau žaidė ir šiemet žaidė kažkuriam Europos lygoje, man rodos. Europos lygoje. Manau, jiems Europos lygoje tai būtų per sunku. Jie atkrintamas, man atrodo, praėjo, bet... Jo, praėjo. Jie prieš West-Hamą gavo, dar prieš West-Hamą pirmas, man rodos, laimėjo, o antrose daug atsirovė. Jo, tai aš manau, kad jiems konferencijų lygoje būtų gal toks geresnis lygis.
Nu tai va, o apačioj tai intriga tokia, kad Darmštadas tikrai užtikrintai krenta. Kielnas beveik užtikrintai krenta, bet dar jie turi Kielnas 24 taškus, o arčiausiai 16 vietoje Mainzas su 29. Tai Kielnas žais prieš Heidenheimą ir Unioną, taigi, įmanoma, nėra stiprus varžovai tokie jau žiauriai. O Mainzas prieš Wolfsburgą ir Dortmundą, tai jiems kur kas sudėtingesnis tvarkaraštis, tai dar gali būti čia intrigos. Ir dar visai netoli yra Unionas su 30 taškų, vienu daugiau negu Mainzas, tai ten irgi gali būti kažkokių čiūdų, nes Unionas žais prieš, taip, neparašiau, man rodo savo, prieš ką žais. Union, nepasirašiau, to reikės pažiūrėti. Jau čia tiek daug kalbų, kad net susimaišiau praktiškai. Unionas žais prieš Freiburgą ir prieš tą patį Kielną, tai čia įdomus tas galas bus. Bet kaip sakiau, man atrodo, kad įdomiau bus visai antroji Bundeslygoje, nežinau, kažkiek domėjai, žiūrėjai, kas ten vyksta. Šiek tiek žiūrėjau, bet tikrai ne tiek daug, kiek tu jau matau. Jo, tai ten yra tokia situacija, kad pirmą sezono dalį netaip jau gerai žaidė Kylio Holšteinas, yra pirmoje vietoje su 64 taškais, antroji vietoje Hamburgo St. Paulis su 63 taškais, taigi 1 taškas nuo titulo tas komandas skiria tarpusavyje, taigi bus labai įdomios dvikovos likusios, ten 32 turai yra sužaisti, liko irgi po 2 turus. O trečioje vietoje yra Düsseldorfo Fortuna, kurį leidžia nemokamai sirgalius. O kažkai, jeigu patektų į aukščiausią lygą, tai pat elgtus. Nežinau, sunku pasakyti. Jie turi 59 taškus, tai nuo antros vietos atsilieka 4, tai jau toks mažiau realus variantas. Ir aišku, didžiausia intriga dar tokia iš tos teorinės pusės yra Hamburgas 4 vietoje su 5 taškais, tai 4 taškais nuo 3 vietos atsilieka, kad galėtų žaistas pereinamasis rungtynės. Tai irgi bus labai sudėtinga, bet kažkada Hamburgas gal turi patekti, tik aišku, tarpusavį nežais nei su viena iš tų komandų, tai sudėtinga jiems. Ir Šalkė nekrenta į 3 Bundeslygą, kas irgi svarbu. Taip. Aš šiaip iš Šalkės tikėjausi, kad bus jiems geresnis sezonas, bet dėja, netgi Hertha geriau pasirodė kol kas. O Hamburgą dabargi treniruoja buvęs Kielno treneris, ne? Baumgartas. Jo, labai gaila. Ir man labiausiai gaila, kad Kielnas greičiausiai gali iškristi, tai tokia faina komanda atrodė su Baumgartu, bet išsipardavė ir svarbius žaidėjus ir viskas. Tai nežinau, tiek turbūt reikalų. Aš galiu dar tik paskutinį dalyką, gal tik pabaigimo pasakyti, Bayerio vykdomasis direktorius Karo sakė, kad kitą sezoną bijos labiau ne Bayerno konkurencijos, bet Leipzigo, kad žiūri, kad bus pavojingesnė komanda už Bayerną Bundeslygoje. Matai kaip. Kad nenusviltų. Ir dar sakau, kad klausė, ar pavyks nepralaimėti Bayeriui, tai gali pavykti tikrai, nes žais prieš Bochumą ir Augsburgą, tai komandos įveikiamos. Bochumas tai tikrai, o Augsburgas šiaip nustebino šį sezoną, bet turi daug traumų, tai manau gali irgi įveikti. Nes matėm, kad tiesiog Bayeris daro beleką ir tada 97 minutę lygina. Bet matai, gal Bochumai truputį daugiau lemia tos varžybos, nes joms, vis tiek jie dar gali iškristi tą 16 poziciją, teoriškai. Taip. Aš manau, kad jie tiesiog labiau motyvuos, o jie dabar paskutinės varžybas 2 yra laimėję. Bet Bayeris, man rodos, irgi turės pakankamai motyvacijos tom, kad turėtų tą tokį neįveikiamą sezoną. Bayeriui kas liko? 4 varžybos, 2 Bundeslygoje. Jeigu Bundeslygoje, tarkim, tai 2, ne, kaip minėjai, tikrai geri šansai. Liko, tuoj pasakysiu, Bochumas ir Augsburgas, taip sakiau jo. Jo, tada su šito Kaiserslauternu finale pokalio, kas irgi daug motyvacijos, aišku, yra, kad finale žaidži. Ir, prieš Atalantą, Europos lygos finalas. Įdomu, šiaip jie viską pastoja rotuoja, ten tos sudėtis keičiasi ir jiems vis tiek gerai eina. Tai tikrai geri šansai. Antram kelnį išleidžia jau tos, kur reikia ir perlaužia. Tikrai yra neblogi šansai Bundeslygą pabaigti be pralaimėjimo pirmą kartą istorijoje ir neblogi šansai iš vis pabaigti visą sezoną be pralaimėjimo, kas yra kosmosas. Klubas neturėjo nei vieno trofėjaus prieš šį sezoną ir gali išeiti su 3 tiesiog. UEFA mafija skirs Anceločiui metų trenerio apdovanojimą tada? Manau, kad ne. Aš tikiuosi, kad ne.
Bet kažkaip ir Virtsą labai nuvertinas. Aš manau, kad Virtsas kaip žaidėjas irgi ten turėtų labai būti šalia Ballon d'Oro. Jeigu ypač viską laimi čia, Bet be Bundesliga. pralaimėjimų. Ir dar jeigu Europos čempionate gerai Va, pasirodo. jeigu Europos čempionate gerai, tai tada tikrai. Nu, Gerai, jūs tai aš jau turėsiu bėgti. gerai. Reikia ruoštis vakaro darbams ir gerą savaitgalę tau. Geros Dėkui irgi. Bundeslygos. Žiūrovams irgi gavos netrumpa laida. Klausykite ir rašykite toliau klausimus, pastebėjimus ir kitką. Iki. Iki.